Šio epizodo rėmėjai Carbon, programėlė visiems vairuotojų poreikiam išskyrus vairavimą. Ir Movie Wheels, jie nuomoja autobusus ir Unity reikalus. O šiaip tu iš Alytaus? Iš Alytaus. Iš pačio Alytaus? Ja, iš pačio Alytaus. Tėvai tai kilę iš Punios, iš tikrųjų. Bet tu jau Alytui savi radai? Nu tai jo, gimiau Alytui. Kudirkos ligoninėj. Tada nežinau, kaip vadinasi jinai. Bet vienintelė gal ten ligoninė. Vienintelė ligoninė. Nu dar tuberkuliozininkų ligoninė buvo. Ten gimti nelabai. Jo, ten postsovietiniais laikais su tėvu pyzdindavom iš tikrųjų anglius. O šiaip, o tu ėjai į Alytaus mokyklą kokią nors Vidzgirę? Pataikiai. Jo, nu. Ja, tada buvo 8. Ko iš tikrųjų labai, aš ten paskui nemėgau tos mokyklos. Bet jo, aš kai gimiau 10 metų gyvenau bloke sovietiniam, tipo 5 laiptinių, 5 aukštų. 4 aukšte. Tada 10 metų man kaip buvo, tai aš ten pradėjau eiti mokyklą. Ir jo, kai 10 metų buvo, mano tėvas tam, tipo, mama pradėjo statyti namą toliau prie Teliko bokšto. Tai ten buvo toks, kad Stroikėse pradėjom gyventi. Išsikrausėm ir aš vis dar turėjau eiti į tą mokyklą. Jo, tai ten 2 kilai, man atrodo, reikia eiti kiekvieną dieną. Nu, tai vaikam galėsi sakyti, per šalčius, sniegą iki kaklą, 8 kilus eidavau. Nu, ten būdavo yra. Tėvas kartais veždavo, žinai, tėvas tais laikais ten turėjo kažkurį laiką moskvičių darbinį tipą. Asmeninę mašiną, man atrodo, golfą mes buvom nusipirkę, bet darbinę mašiną, tai būdavo gėda važiuoti iki mokyklą, žinai, tipą. Tai aš 8 Tai aš tave sūnų vadinsiu, nes aš 7-9. O, tai mano sesuo 7-9. Tai sūnų, mūsų laikais. Ja, mano sesė 7-9. Mokykloje tu buvai pirmūns, tikriausiai? Buvau pirmūnų lentoj. 4-5 gal klasėje buvo tas pirmūnus lento, žinai, tos mokyklos lentos. Kabindavo ten, kur būdavo geriausiai bevarantis. Jo, po to 8 klasėje buvo, žinau, kad buvo krizė, nes atradau pankroką. Ir 8 klasėje mano krito viskas ten. Bet tu atradai kaip? Draugeliai sako, žiū, kokią muzoną gerą. Buvo labai įdomiai, ten buvo toksai Karolis Jachimavičius. Žodžiu, būdavo žiburėliai tie mokykloje, žinai, penktadienį, kas 2, kas 4, neatsimenu. Ir tas Karolis taip uždėjo, aš atsimenu, Offspring, žodžiu, tą gabalą ir pradėjo trankyti į sieną kėdes, daužyti stalus ir taip toliau. Ir aš tada toksai, žinai, kur tuo metu gal man patiko kokie ten Guns N' Roses ar kažkas tai tokio. Ir aš tada supratau, kad šitas bišis varo, wow, ir ta muzika, wow, ir aš irgi būsiu toks, wow. Tai va, tai jisai iš B klasės, aš A klasėje buvau, jisai B. Tai mes realiai iš tos kartos tik tai dviese tokie ir buvom, kur atradom tai. Ir sekančią dieną aš atsimenu, kad aš kabinu striukę apačioj ten rūbiniai mokyklos. Ir jisai prieina prie manęs ir pasisveikina su manim ir aš galvoju, wow, čia tai viskas. Kad jis pasisveikino su manim ir aš tada pagalvojau, kad viskas nuo šiol, viskas kitaip. Tipo. Nu ir tada mano visi pažymiai ten. Bet tada sakai, nu, mokykla, ten zen, o ką tada muzona, po pamokų lelijėlės ir į sklepą? Ne, muziką aš atsimenu varydam parūkėti jau. Jo, prasidėjo toksai, žinai, kur pradėjau domėtis tikriausiai tą muziką ir taip toliau, to viso judėjimo kažkokio ir aišku, ten vaiko supratimas, kaip ten tas judėjimas vyksta ir taip toliau, galvoju, biški buvo iškreiptas tikriausiai. Bet tais laikais ką, internetą dar gal ne? Ne, internetą, jisai turėjo be kompą, jisai buvo turtingų tėvų vaikas iš tikrųjų, jo tėvai buvo teisininkai, abudu. Tai va, iš kur? Jo, jie ten dirbo Kaune, jie gyvena Alytuje iš tikrųjų, bet išvažinėdavo į Kauną. Tai būdavo ten laisvo laiko pas jį, kaip, žinai, jeigu iš pamokų pabėgė, tai mes varydavom ten muziką klausyti pas jį realiai, nes jisai turėjo Technics tipo muzikos centrą, ten su diskais ir su viskuo. Super centras iš tikrųjų, man atrodo, dar iki šiol gyvas, turėtų būti gyvas, nes ten superinis.
tų laikų, taip. Ir ką, ir kompas turėjo 95 metų Kokie žurnalai, Windows'us. iš ko dar galėjot žinių apie... Žurnalus roką, aš punk gal roką? vėliau, ten mano, matai, tėvas irgi į Kauną kartais užnėdavo, tai aš prie Merkurijos parduotuvės būdavo ten tie turgeliai, tai tada gal pradėjau pirkti ten žurnalus kažkokius. Iš žurnalų gal, jo, bet ten kas ten buvo lietuvių ausis, tipo... Popcorn ar kažkokie Popcorn buvo, nu jo, tai mano sesuogi buvo vyresnė už mane, tai jinai Roxeto fanė ten, tai jinai pirkdavo visus tos žurnalus. Tai man parėję ten buvo jau seniau tikriausiai, seniau jau parėję, nes aš atsimenu dar, kai MTV, mano tėvas irgi vogdavo tipo kabelinę iš kaimynų. Žinai, nu buvo... Tai ką prisijungi? Ja. Tiek. Na, jisai buvo... Ne iš kaimynų, o iš providerio. Iš providerių, jo, ten kaimynam tai neskauda. Ten iš dėžutės tik tai prisijungi viskas, kaimynai neskauda, gal ten koks, nežinau, gal ryšys su, nežinau. Niekas gero teliko neturėjo. Niekas tai neturėdavo, jo. Tai MTV mes pradėjom žiūrėti, dar aš atsimenu bute gyvenau iš tikrųjų. 10 metų, kai man buvo, kai išsikrausėm, tai mes dar kokius 2 metus dar žiūrėdavom MTV, jo. Ten jau biškutį galėdavai užgirsti tokio va kažko. Tai ten jau užgirsdavau. Jau turėjau tą gyslelę, 10 metų, man atrodo, ten ar 9 kokių, jau turėjau tą gyslelę, kad, žinai, jeigu rodo ten, aš atsimenu tada, kad kas man patiko tuo metu, tai Michael Jackson, taip, bet parodydavo kartais kokius nors ten Chris Cross, pavyzdžiui. Jau tie 2 bičiukai repuoja, kažkaip jau jie kitaip atrodo, ne? Jau buvo įdomiau, negu, žinai, žiūrėti kažkokį, ką ten, Paulą McCartney. Nes kitaip, žinai, jau jie apsirengę ten būdavo kitaip, atvirkščiai, ar ne? Ten išvilkščios kelnes, tipo, džemperiai. Ten prodiserinė buvo grupelė, bet jie jau atrodė vaikui jau, tipo, kitaip. Ir jie patys buvo vaikai, ten buvo nepilnamečiai, jie negalėdavo kažkaip ten klubuose groti ir taip toliau. Bet jau būdavo Nirvanos akcentėliai tokie, žinai, Guns N' Roses parodydavo, tai jau būdavo tokie, kur čia kažkaip geriau negu ką aš klausiau, ten Michael Jackson arba Snap, arba MC Hammer. Arba dar kažką, ten tokie, kur buvo ėjo visiems ir tada aš pagalvojau, kad tie kiti kažkaip įdomiau. Bet o ką nors kieme muštynės, dar kas nors pas jum to nebūdavo? Nu, nes Vilniuje tai va, punks vakar. Tai jie ten muždavos už dyką, išeini į pieno ir grįžti su smegenų sutrenkimu. Tai būdavo, bet aš labai geras bėgikas buvau ir plus, jeigu būtų ten, kaip aš iki 10 metų tam blokai gyvenau, tai ten būdavo gal, šiaip profilaktiškai tau reikia duoti į galvą, tipo, vyresnė duodavo, gal, bet aš buvau geras bėgikas ir plus geras laipėtojas į medžius ir užsliuogdavau gerai į stulpus. Tai jeigu aš į stulpą užsliuogiu, tai aš tenai tiesiog prabūnu ir nieks manęs nepaim, jo, tai va buvo. Aš atsimenu tokį, gal pirmas prisiminimas apie tą, kai išvažiavo iš to dalinio sovietų armija, tai ten, atsimenu, 92 gal jie išvarė, 93, kažkas tai tokio, ne? Jo, apie. Tai mes jau ten, aš nežinau, dar kartais, man atrodo, gyvendavom bute, bet jau gyvenom ir name, kažkoks toks buvo, gerai neprisimenu, bet aš atsimenu tą vagonų sąstatą, tipo, Alytui, kur dabar sveikatingumo takas yra, tai ten buvo bėgiai buvo. Ir aš atsimenu tą momentą, čia gal iškraipyta atmintis, bet toks yra momentas, kad mes kaip vaikai būdami, nes ten labai šalia namų mano buvo tas geležinkelius, kad mes visas kiemas ir visi ten kiemai lėkia prie tų geležinkelių, mėtyti akmenis ar ten bonkės ar kažką tai to, kad aš atsimenu, kad ten gal irgi kažką paėmiau ir žveičiau į tuos tankus. Tipo. Jo, kad išvažiuoja viso gero, galim čia apspjaudyti ten kažką, žinai, mest akmenį į tą tanką, kuriam ten nieks nieko. Jo. Tai žodžiu, tai mokykloje pradėjo blogėti, muzika atsirado. Muzika tada šokius vesti, ne? Tas Karolis, ten kažkaip pradėjom moksleivių moksleivių kūrybos centras buvo gal. Nesvarbu, ten tada kasetiniai magės ir darydom jau mes diskonus, tai va. Ten pravesdavom, paleisdavom muzoną. Ir ten buvo, blemba, rock, disco rock, ar kažkaip vadinosi, kur, realiai alternatyvę muziką leisdavom, tik tai. Ir ten, ten pusė miestas susirinkdavo tokių bendraamžių mūsų, kur tokio parko hebros. Tai ten buvo pilna salė, ten visą laiką būdavo pilna ir leisdavom savo muzoną. O Parks, čia nesuprantantėm, tai yra centre prie, sakant, tai yra, prie Dailioškės. Tai ten visi renkas teisingi, kurie būdavo neteisingi kitų požiūrių. Visi teisingi iš visokių sudaužytų namų, žinai, ten iš blogesnių šeimų gal.
Ir jie būdavo tokių problematiškų. rockeriai kokie nors, ar ten nebūdavo nei rockeriai, nei kas nors, Žinai, kaip buvo ar metalai Alytuj? kokie? Man atrodo, skirtumas Alytuj buvo tai, kad ten buvo daug hebros iš tikrųjų, ten būdavo apie kokią, nežinau, susirinkdavo vienu metu ten koks penktadienio vakaras, tai ten 100-120 žmonių, jaunuolių, tokių kaip mes ten nuo 10 gal iki kokios ten 12 klasės, tai po daug žmonių būdavo, atsineždavom magas ten, žinai, gitaras ten, beleką, gerdavom, visi rūkydavom. Žodžiu, tai būdavo tikrai daug hebros. Jo, bet būdavo kartu reiveriai, ten reperiai gal. Nu, jie nušaliau, bet biški jo. Bet nedaug jų būdavo matyti, tai jiem puikiau, labiau jiem tika tenai būti su jum, negu kur nors kitur bandyti atskirai, nes galėtų malkų greičiau gauti. Pankai, metalistai, reiveriai, pagrindas tas. Ir visi buvom kartu. Ir buvo, aišku, urlaganai, kaip vadindavom, marozai, ne? Tai jo, tai tie ateidavo. Pabėgiodavom ir nuo tų. Yra ten toks... Šiaip, bet jau tendencingai ateidavo duoti jums... Jo, ten, realiai kiekvieną ten vakarą gal pamatydavo, jos ateidavo. Ten, kad ir dieną ateidavo. Jo. Ten būdavo, kad ten sėdi 3, žinai, dieną pabėgęs iš pamokų, sėdi, žiūri 10 iš miško ateina. Nu, tai viskas aišku, kas bus. Jo, viskas aišku, kas bus, tai ką mes ten į kojas, turėjom tokį draugą Kęstutį, jo ten tėvas buvo karininkas, beje, tos sovietinės armijos, tipo, ir jį užaugino, taip, žinai, matyt griežtai ir žiauriai, tai jisai mokėjo save apsiginti, žinai, bet jis buvo labai ramus iš tikrųjų, toks ramus, bet jeigu prireikus, tai būdavo taip, kad jeigu mes su juo sėdėm ten kokiesi 3, vidury dienos ateina 10 kokių tų skustagalių debilų, tai mes tiesiog sėdėdavom ir rūkydavom ramiai. Jis atsistodavo ir išvartydavo. Jo, ir jis išsiaiškindavo vienas. Ir mes tiesiog pasidėdavom ir pažiūrėdavom. Klyčkas pas mus tai ten buvo wow, žinai, pravardės. O tu turėjai kokią nors? Ne, aš visada buvau Kizala šiaip. Nes mano pavardė tokia kaip pravardė. Visi net ir galvodavo gal, kad pravardė, žinai. Tipo, kieme, Vycka gal vadindavo, kai aš dar mažas buvau, bet ir tai ne, abejoju. Ir turėjau, kai aš pradėjau studijuoti 2000 metais, tipo, Vilniui, tai Grinčo kažkurio vienus metus gal kažkaip, nes aš su kareiviška tokia vaikščiau striukė, žinai, ir tada rodė tą Grinčą. Tai, bet labai čia trumpai metus gal, ir vėl grįžo tam reikius. Jo, neturėjau aš. O tu punks buvai iš principo tada? Nežinau, gal tuo metu labiau grandžeris buvo kažkas, tipo. Bet viską mes ten klausydom. Tipo. Bet rengtis kaip nors specialiai? Ne, kaip dabar. Realiai aš labai nieko nepasikeitė. Taip, kaip dabar rengiuosi, man kad patogu būtų, žinai. Jeigu ten, žinai, turėdavau gal suplyšusius džinsus, tai gal ir užsidėdavau ten per tą bet diskoteką. Bet nespecialiai ten, žinai, kožą nusipirksi, nors karštą vis tiek. Nu, ilgus plaukus turėjau, bet nebuvo man tokia, žinai, kad reikia man čia atrodyti arba kažkokiu ten prisisekti, žinai, iš ponkių ar ten kažko. Ne. Na, šivonų gal kažkokiu turėdavau ten ant džinsų bet nebuvo taip, kad aš atrodžiau kažkaip čia kaip pankas. Taip. Ne, aš kaip dabar atrodo, taip visada atrodžiau. Kokiu nors sportu? No. Kažkaip, ten sportai, tai žinai, tais laikais ten sportai, man atrodo, buvo neįmanoma. Tada vienintelis dalykas, kas mane, tai motociklai buvo. Visą laiką, tipo, motokrosas. Bet čia nuo ir kaip motociklai transporto priemonė, ir kaip sport? Man tėvas kažkaip gal iškabino, nežinau, Paryžių Dakarą mes pradėjome žiūrėti, atsimenu dar per rusų kanalą. Dar tai pirmasis Dakaras ten buvo mano matytas gal 90 metais ar 91, kada Paryžius Tripolis Cape Townas buvo. Tai va, mano tėvas užkabino, tipo, jam labai patikdavo. Jo, jam labai patikdavo, tipo, jisai ten dar nuo seniau žiūrėdavo, žinai. Ir jis kažkaip mane užkabino ant to. Ir man kažkaip pastebėjau, kad man nepatinka ten tos sunkvežimių arba ten mašinų lenktynės, nu, tipo, ką ten rodo, bet man patikdavo motociklai, žinai. Tie, kur ant žirgelio. O tu pats važiuodavai kaip ką nors, nu, ten, su deltom. Jo. Tai mano tėvas turėjo Javą, iki šiol aš dar turiu tą Javą. Nu, jinai sulūžus, ten išlūžus, man reikėtų taisyti, bet, žinai, tinginys. Neprieinu. Palikta Alytuj pas mamą. Tai... Jo, man, kai aš persikraušiau į nuosavą namą, tai tėvas, žinodamas, kad man patinka motociklas, jau tada gal pavažinėdavau, kažkaip ten esu pavažiavęs su Java, bet, aišku, Java man buvo per sunki ir per sudėtingas reikalas, tai man vieną dieną po darbą, man atrodo, įkalęs, parvežė 2 maišus, tipo, ir sako, va čia yra 2 deltos, tipo. Nori? Susirink. Taip, o ne?
Ir aš aišku, kad ten pirštai niešti, žinai, tipo, kur čia šakės, viskas, turiu mofaką. Dar nesurinkti? Jo, dar nesurinkti. Tai aišku, tėvas man padėjo, žinai, nebuvo taip, kad jis mane paliktų be kažko. Tai padėjo, susirinkome, atrodo, tam vieną iš tų 2 mopedą. Per 2 savaitės gal po darbo jisai man tam padėdavo. Tai susirinkom per gal 2 savaitės, pirmą kartą išvažiavau ir vos mašina manęs nenukirto, aš ten virtau, žodžiu, į pagrindinį kelią išvažiavau, stabdžiau, nuvirtau, bum, pakabinau savaitį 2, kažkas tokio. Pakabinau, tėvas atsimenu, sako, kodėl tu nevažiuoji, kas atsitiko, žinai, tai vas. Bet jisai nematė, kad... Ne, aš vienas išvažiavęs, žinai, taip išvažiavau, bet pirmą kartą išvažiavau. Ir jo, ir... Nes vietiškai didelis. Jo. Jo. Bet išsigandau. Tai va, iš karto išsigandau ir aš ją pastačiau tą deltukę. Bet aišku, po to vis tiek. vis tiek. Smalsumas nugalim. Tai va, ir po to prasidėjo ten be to dalyko. Tai čia man buvo gal, nežinau, 12-13 metų gal. Tai va, tai nuo to laiko, kai prasidėjo, tai viskas. Bacilo ir. Jo, bacilo visam gyvenimui. O kaip su muzika? Muzono tu tik klausydavai, ar į kokią pagrajint, kai kokią nors būdavo? Ne, tai visada kažkaip, tai ką, ten Hebra, kai parke pradėjom lankytis, tai visada buvo, kad reikia pagroti ir ten kažkas atsineždavo gitarą ar kažką, reikia bendą daryti čia, žinai, visą kitą. Tai aš atsimenu, tėvo irgi prašiau, tipo, kad gitarą nupirktų, man, tipo, tuo metu gitara buvo gal 200 litų, kas yra ten kosmosas visiškai, dėvėta ten ir taip toliau, nauja, tai ten buvo, aš nežinau. Kainas man atrodo per daug ir nepasikeitė, iš tikrųjų, nes, žinai, kas amerikietiška gitara, kiek kainuoja dabar, tai tiek kainavo ir tada, žinai, arba ten, žinai, o pasirinkimo ten nebūdavo per daug. Tai va, tai aš atsimenu, kad aš kai tėvai pasakiau, irgi kokia buvo ten 14 metų tuo metu, kad norėčiau gitaros, tai sakė, tai čia užmės, tau čia neįdomu, bus to, pakabinsi čia ir viskas visą gerą, žinai. Tai aš kažkaip pats susirinkau, atsimenu, pinigus, tipo, ir nusipirkau, Orfėjų. Iš tokio gitaristo, tipo, kiečiausio Lietuvių, žinai, tipo, jis taip gal pats apie save galvojo, bet gal taip ir buvo. Tai va, tai šio tą gitarą nusipirkau ir aš aišku... Bet akustinė? Ar... Ne, tai Orfėjas, tai tipo buvo elektrinė, čekų, man atrodo, gamybos, tokia... čekų gamybos, 12 stygė, jo. Aš tada tokia, kad aš norėjau jos, bet aš nusipirkau ne tą, kokios aš norėjau. Bet groti mokėjai? Ne. Ai, beje, aš ten prieš tai ten, žinai, būdavo, kad iš siurblio to, kaip čia, šlangos, būdavo toks įvyniotas dratas. Ir dabar galbūt, ne, dabar plastikai, ne? Seniau įvyniotas buvo tas, tai aš būdavo, atsimenu, tai čia dar iš vis gal kokia 10, 11, 12 metų buvo, tai aš atsimenu, vieni susikaliau į lentą, išsitraukiau tą dratą ir įsitempiau, žinai, ant tos lentos ir pradėjau groti, žinai. Daužydavau aš ten pagalves, būgnininkas, žinai, tipo, daužydavau pagalves ir beleką aš ten daužydavau. Nu tai va, tai realiai pradėjau groti anksčiau, tipo, bet kada jau ten pradėjo galvoj suktis apie tikrą gitarą, taip ir, tai ten buvo gal 2-3 metų dar. Tai va, ten sunkus laikai. O gitarą nusipirkus, kaip mokytis? O gitarą nusipirkus, tai ką, tada, aš neatsimenu ten tada, aš gal knygutę kažkokią nusipirkau. Tai sakėsgi būdavo, turėtų būti. Ja, kažkokią knygutę turėjau. Dainų ir ten tokio svajoklį, kad išmokti. Plius dar ten buvo Hebra, žinai, kažkokių, kurie atsirenka kažką, žinai, ten kažkokią muziką, tada pašėrina, ten, žinai, akordus mokė, tai jau viskas, ten tekstas. Būdavo tokie rankraščiai, eidavo per Hebrą, žinai, kur akordai išrašyti ir tekstas. Ir Hebra persirašydavo? Jo, persirašydavo ten, žinai, kasetėsgi persirašydavom, viską persirašydavom. Taip, tai ką tu? Nieko neturėjo, ten visi, kas kažką turi, visi šėrina. Tai va, šėrin. Bet to ką, gauni tokią ir bandai grot, su kažkuo. Vienas pradžioj, paskui su kažkuo, parke, dar kur nors, bet parke. Parke pagrodom. Ir tada buvo jau kokios užuomazgos, kad daryt grupę? Jo, ten greitai, man atrodo, visiems dar nemokam groti, jau visiems jau čia viskas bendas ir jau bendas. Grupę mes jau turim, jo. Žinau, mums jau bus, čia dabar tik menknikis, reikia dainų.
Tai pas mane repetuodam ant palėpės, tipo, kur palėpė neizoliuota visiškai, ten visas rajonas besistatantis toks, žinai, statėsi. Mes ten vieni pirmųjų gyventojų buvom. Iš tos gal ubagystės, žinai, nes ten, tipo, turėjom išsikraustyti iš buto, sodą užstatę, butą užstatę, mes turėjom kraustytis į namą nebaigtą visiškai, žinai. Tai visiems kaimynam tekdavo nori, nenori klausyti. Tai buvo visiškai nusispjaut. Aritmijos. Visiškai nusispjaut. O ką grodavot? Nu, tipo, tą, ką iš rankraščių randi, tą ir groji? Ne, visiškai ten, žinai, kas ten, visi mūsų būgnininkai ten, žinai, hebroje, visi mokėjo polką groti, ne, tipo, realiai paprasčiausias ritmas, ne, tik tai kuo greičiau, kas gali kuo greičiau ir viskas. Tuo geriau. Jo, tai tu dar prasidėjo toks visiškas pankrokas, žinai, kur, o tipo, tu tada su gitara vėjas? 3 akordus, visi vėjamės, visi kažką tai darom, viskas, rėkiam. O žodžius? Kam tie žodžiai? Kam tie žodžiai? Ten kažką... Ne, ten žodžių buvo labai primityvių. Ką matau, tą dainuoju. Jo. Nu, ir po to pirmi koncai kažkokie, žinai. Bet įrašų neišlika tų šedevrų. Išlikę. Tai ten dar straipsniai išlikę. O kaip vadinatės? Tai pradžiai, tai gal ten, nežinau, kiek čia tų bendų pavadinimų, tai buvo ten daug, nes ten vis tiek pasikeisdavo kažkas, tai ten buvo sugrojo vienas, ten kažkas kitas, po to, kai stabilesnis, tai prasidėjo Butelis Byris, gal iš tikrųjų, Buby vadinamas. Bet prieš tai ten buvo ir technikai, ten, belė kas ten, žinai, bendas keisdavosi pavadinimą kas savaitę. Ja, ten greitai, ten, žinai. Susirinkam pagroti, žinai, ten 3, jau ateina hebros, ten dar 5 ir jau tada grojam kitaip, jau čia kitas bendas, nes kitas sąstatas, tipo, žinai, ir tada koncai prasidėjo, ten visi gydė. O koncai kultūrkiai? Kultūrkiai buvo, teatre atsimenu, ten baigėsi gerai koncas, ten toks Seilius buvo, geras pankelis, geras bičiugas, šiaip, būgnininkas, tipo, tai kažkas jam ten su garsistu nesigavo, žodžiu, ištrankė būgnus, išdaužė, gitaros lūžo, dužo, ten dalinosi hebra tas gitaro liekanas visas ir po to dar laikraštis parašė tipo, straipsnį, kad čia skandalistai tipo, sudaužė ten teatro aparatūrą ar ką tai tokio. Ten buvo bairių visokių ten. Bet dėl to, kad groji grupiai tokioj, poniom patikdavo, jau tipo būdavo pliusas, ar čia... Mes nekreipdavom dėmesio. Aš, man atrodo, tuo metu visai nesidomėjau ten panom. Kažkaip man, nežinau. Pagert, pabraukyt gitarą, su hebra patūsint. Ja, man kažkaip tai... Kas tam mergomis? Buvo ten tų kažkaip mergų, tipo, buvo ten 16 metų gal įsimylėjęs buvo, bet ten, žinai, ta meilė, bet mėnesis gal moks, ten tęsiasi, po to ignori ir tada, žinai, varai toliau. Tada reikia išsilaižyti žaizdas ir tada būti piktų, žinai, groti piktą muziką. Ten tuo metu, man atrodo, žaizdų net nebūdavo, taip, kur visis nusispjauti. Ten, žinai, jo, aš žinau, kažkada Kaunietą tokia turėjau, gal man ten buvo 17, gal irgi 16, tranzuodavo šiai Kauną vietoj pamokų. Nu, turėjome mes ten su draugu, tipo, meilės iš Panemunės. Mano Panemunės buvo, o jo buvo iš Šančių. Tipo, jo, tai jinai paliko mane, žinai, kažkada ir aš atsimenu, tranzuoju atgal, paima mane kažkoks vyriškis, tipo, aš ten, žinai, su skausmingu veidu, tipo, čia mane paliko kažką tai tokio. Ir jisai kažkaip tai man atsimenu pasakė, sako, tu rytoj jau nelabai ir ten ir atsiminsi, žinai. Ir aš realiai parvažiavau tada iš Kauno beveik beverkdama, žinai, atsisėdom tam pačiam parke, sutikau hebros, žinai, išgeriam ten mes vyno, apsirūkėm ir taip toliau ir aš jau pagalvojau, kad, čia nuostabus gyvenimas. Jau nebepamenu. Jo, viskas gerai, toliau. Let's move on, ja. Tai bet iš Kauno turėt ponę, tai čia būdavo, toks egzotika, iš kažkokios pusės. Gal ir egzotika, bet mes, matai, kažkaip tai bėgdavom iš tų pamokų ir daug tranzuodavom. Tipo, tranzuodavom į Vilnių, tranzuodavom į Kauną. Šiaip pasivaikščiot? Šiaip pasivaikščiot, šiaip nieko nedaryti, pagrot gatvėse kartais varydavom. Tipo, pagrot gatvėse, užsidirbt pinigų, žinai, išgert vyno su hebra, susipažint su kažkuo, viskas. Ir ką, vakare partranzuoji? Jo, vakare partranzuoju. Apgaudavom, žinai, visus, tipo, kad mes čia buvom pamokose kažką tai tokio, bet, jo. Bet, tai žodžiu, pradėjai grot. Pabiškį, jau mokyklą su raudonu medaliu baigiai? Raudonas medalis, sakau, visi baigė 8 klasę. Tipo, kur... Užteks, sakai. Ja. Kažkaip pasidarė nebeįdomu ir beprasmiška man ta mokykla. Aš visada tėvams sakydavau, tipo, kad aš noriu pakeisti mokyklą.
noriu eiti ten, žinai, aš neatsimenu, kada ten į vakarinę gal, kada ten, kiek ten Aš nežinau, metų, bet ten kad tu kokio, gali nuo vakarinę. kokios 7, sakyčiau, Nežinau, bet 8 aš jau atsimenu, ten kad- ar 9 Jo. jau tikrai būn. Ja, profkė manęs tikrai neįdomu buvo. Aš iš vis mokytis pradėjau galvoti, kad kam čia mokytis, aš nenoriu, žinai, mokslininku būti. Aš noriu gal muzikantų būti kažkokio, arba iš viso, tais laikais ten Anglija viliojo, žinai, važiuoti į Angliją į strojkės, žinai, ten Tipo, va žolę kaip- rūkyti va ir kaip, skvotusi gyventi, viskas. Čia tipo šviesus rytojus Jo. toks. Ja. Buvo kažkoks tai ten, žinai, kažkas išvažiuoja, jau pavydas tau, kad plemba jie kažkur ten Anglijoje. Sugrįžta Chicken Factory jau ten, žinai. Nu jo. O mano tėvai visada sakydavo, tipo, pabaigtų tą mokyklą, tą, kur pradėjai, žinai, bet manęs ten nekentė ir aš ten visų nekenčiu iš tikrųjų. Ten buvau kažkada net parašęs ten ant sienos nušauk direktorių, tai ten irgi skandalas visam Alytaus naujienose ten buvo, tipo, kas čia taip drįso. Bet nieks neišsiaiškino, kad tu- Niekas neišsiaiškino, bet niekas neišsiaiškino. Ja, bet ten, nu, tipo, kur tu vaiko parašymas, be jokio ten. Bet už tai, žinai, žurnalistai tai fainai. Nu, žinai, čia. Protestas. Žiūrėkit, kaip sukyla mūsų visi mokiniai prieš direktoriui reikia apsaugas. Ja. Ja, tai Tai mokykla vis tiek, šiaip ne taip, buvo užbaigta. Ir tada... Šiaip netaip užbaigta buvo ir tada ką, tai aš atsimenu kažkaip tai tėvas sako, kad kažką čia tau reikia įstoti, vis tiek kažkur tai čia... Buvo toks vienintelis pokalbis su tėvuku, man atrodo, kažkaip, kad jis pasakė taip keistai, nes jis toks niekada nebuvo, bet kažkaip pasakė, kad na žiūrėk, dabar tau 18 metų, taip pat turi kažkur tai įstot ir negalvo, kad mes tave išlaikysim kažkaip taip. Ir aš sakau, okei, no problem. Nu, pabaiga čia. Pabaiga čia namuose, Sakai, taip pat tu dabar... jau ten ir mes čia. Jo, tuo labiau, kad mano sesuo mediciną pradėjo mokytis ten prieš 3 metus, žinai. Jinai 3 metus jau buvo išvažiavus, tai man nuo 10 klasės iki 12 aš jau buvau vienas namuose. Taip, realiai, kur jau ten viskas nusispjau tikriausiai. Ir namai mano nebuvo patys geriausi, žinai, ten tėvas šiaip tik geria daug ir tėvai pykosi, kur mes, žinai, susinorėdom, kad jis visą laiką įsiskirtų. Tai aš buvau toks, žinai, kur man, kažkaip buvo pasakyta, kad aš turiu išsikraustyti, ne, taip, ir aš labai norėjau į Vilnių. Ir aš labai norėjau geografiją. Vienintelis dalykas, kuris man patiko mokykloje, tai buvo geografija. Ne? Kuri su realybė pakankamai susijus. Mano tėvas turėdavo daug žemėlapių ir aš atsimenu, aš užaugau su žemėlapiais. Aš paišydavau ant žemėlapių, ten, žinai, žymėdavau, kur ten, sovietiniai žemėlapiai, tai žymėdavau ten, kur, žinai, Lietuva, Latvija, Estija, išpieždavau, žinai, tada ten, kur AIDS, kokioj nors ten Afrikoje apipieždavau, kur ten pasklido AIDS ir taip toliau. Aš visą laiką žemėlapiuose gyvenau. Nu, kad, ką išgirsti, tai faina atvaizduoti, kad tu įsivaizduoji. Kas kur vyksta. Kažkaip taisydavau tuos sovietinius žemėlapius, tai pataisydavau taip, kaip turi būti, žinai, taip, ne kaip kažką. Tai va, tai, dėl ko mes čia... Geografija, kad tu stojai. Geografija, tai stojau į geografiją, Vilniaus universitetą. 10 tuo metu tik tai priėmė žmonių ir aš atsimenu, kad mes tipo įstojom ir ėjom jau tam pasiimti kažkokius popierius su tokiu iš Kaišiadorių, ne iš Kaišiadorių, iš Kuršėnų, čiuvako labai faino. Kažkaip mes susijėjom ir aš atsimenu, kad mes ėjom į kabinetą pasiimti kažkokių popierių, ką ten toliau reikia daryti ir aš atsimenu, su tėvais išeina kažkokie vaikai, žinai, nu, tipo, ir mes per 2 vietas staiga iškritę. Taip, sutapimas toks. Sutapimas toks, jie išeidinėjo dviese. Švariai apsirengusi tėvai ir vaikai išeina ir jūs. Ir mes įeinam pasiimti ant tų papirų ir sako, jūs per 2 vietas netyčia, va čia taip atsitiko, kad netyčia. Dėl skaičiavimo. Dėl skaičiavimo klaidos. Jūs netyčia. Nors mes tada, kai stojom, aš atsimenu iš to bišo iš Kuršėnų. Aš atsimenu, kad ten tie dėstytojai sakė, jūs čia tikrai 100% jūs esat in, žinai, nes mes tikrai gerai pasirodėm. Ir mūsų vietos buvo 9-10, mūsų abiejų, žinai. Ir staiga mes atsidūrėme 11-12 vietą. Tai va, tai taip baigėsi mano geografija ir tada aš atsimenu mano sesuo, jau Vilniuje būdama, sako, broli, tavai, kažkur tai tave reikia čia įtrint. Kas tuo metu ten vadinosi aukštesnioji Vilniaus... Ant Tauro kalno buvo geležinkeliečių, ne, ir po to jie pasikeitė pavadinimą į aukštesnioji kažkokią, tai aš tenai, tai aš baigiau... O į ką tu ten, į kokio... Susisiekimo keleivių statiniai, tipo kelininkas. Ir aš baigiau tenai ir kažkiek padirbau net keliuose, gal ten kokius 5 mėnesius. Bet, o kelininkas tai yra remontuot kelius, nu, ar ką ten daryti? Kaip, aš kelio tipo meistras. Taip prižiūrėt, kaip prižiūrimi keliai?
Nu kaip, tenai, tipo, ką aš po to dirbau ir ką aš galėjau dirbti, tai ten, nu ką, aš nepalauk, kaip ten vadinasi, kas per mano specialybę? Kelio, susisiekimo, keleivių statiniai, ten kažkas kelio meistras, tipo. Tai realiai turėčiau savo brigadą, tipo, ir ten, Bet, žinai... o kur čia, kelias, normalus kelias ar kelias Belekoks kelias. Ta Bet prasme, jo, tai aš dirbau kažkiek regiono keliuose, Alytaus regiono keliuose padirbau. Praktiką ten turėjau 2 mėnesius ir ten mano draugo, tokio Petro tėvas, Petras Žervus, tai dabar jis, man atrodo, generalinis kelių kažkoks tai ten. Tai va, tai jis, žodžiu, ten jo tėvukas mane praktikos paėmė, mokėjo pinigus beje ir dar po to padirbau kaip normalus darbuotojas, jo. Tai ten paprastas kelio darbuotojas, tai aš ten buvau, žinai, asfaltą klojom, asfaltą gramdėm, kasėm ženklus, karštą, kraujas, atsimenu, žinai, 2002 vasarą. 2002, jo, tai buvo karščiausia vasara tuo metu, nežinau, tai aš atsimenu, kad kartais seniai duodavo man, sakydavo, eik tu į pavėsį pailsėti, nes, žinai, kraujas bėgti pradėdavo, nes ten, žinai, 30, 33, 32 karščio lauke ir asfaltas 180-160 temperatūra, tai kai tu atsaki tą kranelį asfalto, tai kai paduodavo atgal, tai būdavo prasimuždavo kraujas iš nosies, tai paduodavo pailsėti. Jo, buvo žiauru, bet po to baigiau aš tą praktiką, vat, ir tada mane kelio inžinierius, tipo, aš jo tapau asistentų gal 2 mėnesiam kažkaip taip. Ir tada darbas visai kitoks buvo, ten jau matavimas, netgi atsakingas ten išmatavęs su 100 metrų ruožą, nusėdus į kelią nuo šaltinių, tipo, išmatavau ir man pagal mane padarė tą ruožą. Tai va toks, jau tada darbas kitoks buvo švarus, žinai, pasivaikščiodavom lauke, tipo, reikėdavo ten kokia nors avarijos vieta, ten į medį kažkas susimušė, žinai, ir tada varai ir išmatuoji ten kokius 200 metrų kelio ruožą, tipo, ir siunti policijai ataskaitą. Tipo, ar viskas gerai, dėl ko, tipo, ar kelias geras. Tipo. Tai tada jau buvo kaip ir nieko darbas, bet ten, nežinau, nu, tipo, nuo 8 iki 5, iki 4 ten dirbdavom ir aš negalėjau pakęst gyvenime, tipo, mokyklos tikriausiai to ritmo, tipo, pirmadienis, penktadienis. Ir kai aš darbe, taip, tai aš viskas žūtis, taip, absoliučiai. Man kančia kaip kalėjimas kažkoks, atrodo, kaip, katorga kažkokia. Tu privalai, taip, ne? Koks 98% žmonių tai paima. Ja, kas mūsų darbas yra nereguliarus ir daugam nepatinka, bet aš kitaip net negalėčiau. Taip, man tik toks darbas gali būti, žinai. Nereguliarus, neaiškus. Tai tu iš tenai sakai ačiū iki... Ir jau turėjai kokie, kur tu varysi, ar? Ne, tai ačiū iki, 3 metus pasimoko, tai 2-3 baigiau ir tada iš karto vėl stojau į geografiją, bet šį kartą bandžiau jau ne į Vilniaus universitetą, bet į pedagogiką. Ir įstojau į pedagogiką ir pradėjau mokytis, tai 2004 pradėjau mokytis, bet tuo metu, aš ten padirbdavau spaustuvėje, tokia naktinės pamainas, aš atsimenu ten 2-3, gal 4. Ir tada, jo, išėjau į teatrą. Į teatrą mane... Dekoracijos? Jo, pas Andželiką Choliną dekoracijos. Ką? Vakar Lin sakė. Andželika Cholina, kuri pinigų neskolina. Ai, ten, yra priekus į mane. Tai Lins irgi šitam pačiam ir taip pat. Tai kokie jūs čia panašus. Ir vakarinę užbaigėt, kaip ir aš. Tai beje, per Liną, ne per Liną, per Luką. Brolį. Per Luką brolį, amžinatilsį. Tai mus ir paėmė į kino industriją. Jis mus ir paėmė. Tai va, Lukas prieš tai tikriausiai su Linu dirbęs tenai. Tai Benė toksai buvo mano lytiškas draugas būgnininkas mūsų beje, kuris dabar Amerikoje, tai jisai kažkaip dirbo pas Oskarą Koršunovą, tada man atrodo įkišo pas Choliną, bet Hebrytė norėjo mane pasiimti pas Koršunovą. Aš kažkurį laiką atidirbau pas Andželiką, bet man ten žiauriai nepatiko. Yra priekus, jinai mane ten už žobalio valgymą teatre, tipo, kur visiškai šlykštynė, nepagarba. Šlykštynė, tipo, žinai, kur nepagarba čia teatro, kaip jinai ten įsireiškia, aš neatsimenu, bet vaikas ten 20 metų, tipo, alkanas, dirbęs nuo pat ryto ankstyvo, nieko nevalgė, žinai, tipo, valgo obuolį,
toj teatro salėje, kur mes laipiojom kabelius, nu ten tuo metu kabelių nevyniom, bet kur laipiodom tom kėdėm, tipo, purvinom rankom ir taip toliau, žinai, valgiau obuolį, pamatė ir čia, žinai, meno šventovėj, tu valgai, iškėlė tokią sceną, kur aš ten įsigandau, žinai, aš pagalvojau, kad aš visiškai čia nenoriu pas tave dirbti. Ir beje, mane paskui pasiėmė Chebrytė pas Oskarą Koršunovą. Tai va, tai iš Oskaro Koršunovo pasiėmė Lukas Žilys, taip, pasiėmė mūsų į Vilniaus kino studiją. Tada pradėjom kino reikalus. Jo, Vilniaus kino studija, Lietuvos televizija, mes ten tada bazavomės. Bet tai ten buvo apšvietims ir kameros? Apšvietimas, kamera gal ten buvo viena, kita ir tada Dolly, ten elektrinis Dolikas buvo važiuojantis pats. Bet čia tokia atsvara kino studijai. Jo, ekranas, tipo, remote galva, atsimenu. Nu tai va, tai ten viską taip ir turėjom. Ir tada prasidėjo tokie gal nuostabesni laikai, nes, tipo, žinai, jauniklis, tipo, tuo metu ir motociklą turėjau, pradėjom grot, pasidarėm ten tose patalpose ir studijėlę ir viską. Tada, aišku, Lukai pasibaigė. Taip, ir tada aš likau tas kaip ir atsakingas, žinai, už tą... O ką tu ten sandėlį, nu, atidavimai, priėmimai? Ne, aš tada kaip gaferiaut pradėjau, tipo, gaferiu patapau, nes, nu, priverstinai, tipo, tiesiog Luko nebėra ir man reikėjo tada kažką, jo. Direktoriai pas mus pasikeitė ir kažkaip taip išėjo, kad aš jau čia tapau atsakingas už viską, tipo, nu, kaip ir, jo. Tai nėra, kam tu būsi gaferiu? Jo, ir tada aš neatsinu, kaip ten... Bet tu turėjai žinių iš šiaip... Jo, nu tai žinių kažkokio, bet man niekada prieš šviesų nepatiko, aš nekenčiau to darbą, iš tikrųjų. Bet tuo metu muzika man buvo įdomu, žinai. Jo, man tuo metu kažkaip, žinai, svarbiausia pinigų uždirbti ir pasidaryti tai, ką aš noriu. Ten gitarą nusipirkti, paturuot, mes turuot pradėjom su Chebra, žinai. Jo? Jo, pradėjom tak pirmčiau grot, kažkaip taip. Pradėjom turuot ir išinėt ant tada. Tai vat. O kaip tada vadinotės? Tai būtinis Biržloje. Dar vis taip pat. Jo, tai mes ten tą Alytaus bendą atgaivinom. Ir mes taip normaliai ten du albumus įrašėm. Ir į turus pradėjom važinėti. Tai vat buvo toksai, žinai, kur busą nusipirkau už tą, žinai, ten kino pinigų, busas, gitara, ten stiprintuvas, visi kita. Dzinka dirbti. Jeigu mokat, jo. Visiškai nusispjaut buvo, ką ten dirbti. Tiesiog buvo geros sąlygos, nes ten LRT, mes ten tiesiog viena patalpa pasidarėm studiją, aš ten gyvenau beje. Patogiai. Jo. Ir motociklas priparkuotas, ir svarkiai yra, įrankiai visi yra, viskas ten buvo. Nu, taip, realiai, kiek aš ten 5 metus gal pragyvenau nemokamai visiškai. Niekas, aišku, nelabai žinojo. Jo. Zuikis, Pelytė, pradžioje buvo tokia smiltpelę turėjom, po to zuikį turėjom, žodžiu, aš ten pragyvenau. Bet tikra. Pelę, tai... Jo. Jo, tai mes ten pragyvenom, pragrojom ir ten, nu, žodžiu, ten buvo labai, labai gerai, nes ten buvo kažkaip ir Chebra atsirado gera, Gedriukas, Bukaitis, Bartova, aš, Benė, paskui Ekleris, plemba vardą, pamiršau irgi amžiną tiksliai. Atsiprašau. Jo. Bet, žodžiu, Chebra neblogas susidarė. Jo, ten Chebra buvo gera, mums visai gerai sekėsi, mes gerai ten varėm, jėgų turėjom. Žodžiu, jo, suportas į mano pusę buvo ten iš visų. Taip, man kažkaip, kad ir šefukas buvau toks ten, žinai, bet kažkaip... Viskas buvo gerai, bet jo, ir tai ten sukosi viskas iki 2008 metų gal, kol ta recesija. Ir ką, tenai visi productionai realiai ir akcininkai buvo mūsų, gal neminėsiu šio vardų pavardžių ir tų, tai akcininkai, žodžiu, kadangi tais laikais viskas ten buvo į skolą, mes po metų atiduosim ir visą kitą, tai, žodžiu, algos vėlavo, viskas vėlavo, mums nesamokėjo, aš neatsimenu tuo metu, gal man ten 3000 litų, nu ir visai Chebrai ten panašios sumos buvo, daug tikrai buvo nesamokėta pinigų. Viskas čia lūžta, skolos bankrutuoja, kas ten tikrai bankrutuoja, kas tik apsimeta, kad bankrutuoja, kas ten kažką išparduoda, kas ten iš mūsų aparatūrą paima. Žodžiu, mes patys ten ką galėjom, patys išsinešėm, žinai, aš atsimenu, ten Proxon įrankius pasiėmiau, ten dar kažką, nu taip, man nesumokės, aš pasiėmiau ką galiu. Jau niekas nebemokės. Jo, tai žodžiu, ten viskas susilenkė ir ten, aišku, mūsų Chebrytė, žinai, biškį pergyveno, gal kažką tokio, kad čia viskas susilenkė, bet aš tuo metu galvojau kažkaip, kad nu ir gerai, ir pagaliau, man ten 27 metai, gal 27 metai galvoju,
Nauja pradžia. Man jau brendo link to, kad aš kažkaip nemėgstu savo to specialybės, tipo, ką aš čia dirbu, šviesos, visą kitą, tipo, mano akis jautrios beje, tai kažkaip skaudėdavo visą laiką akis. Tai aš galvojau kažkaip, kad va dabar man yra šansas kažką kito pagalvoti, padaryti. Privertė gyvenimas, kad privertė, bet aš atsirado. labai apsidžiaugiau, tipo, kad blemba kaip gerai. Ir tada ką, aš ten bandžiau, galvojau, ir aš galvoju, kad aš vienintelė sfera, kur aš gal norėčiau dirbti, žinai, aišku, muzikos sferoje būtų ten fantastika ir kažką, bet kažkaip tai aš rimtai nežiūrėjau, nes tuo metu ten irgi nieks į tą muziką tikriausiai, žinai, krizę nežiūrėjo, tai aš kažkaip pagalvojau, kad davai varau mokyti, žinai, reikia dar biškį emigracijoje pabūti. Ir tada ką, aš įstojau į tą National Film and Television School, tipo Anglijoje, ne? Bet o kaip tu sugalvojai, kad ten? Tiesiog pirmas Google pasirinkimas, realiai paguglinus, tipo ten kažką garso specialybę kine ar kažką tai tokio išmetė NFTS. Bet tu žinojai čia, garsistų tu jau vis tiek turėjai pažįstamų. Ja, Tu daugmaž įsivaizdavai, kas galėtų būti per darbs. Aš žinau, aš bendraudavau ten su kai kuriais, čia pavardžių neminėsiu, bendraudavau ten su pagrindiniais tuo metu dirbančiais. Ir jo, ten visada būdavo, žinai, gal jie ten tais laikais bijodavo konkurenciją žiauriai, ten, žinai, tipo konkurencija čia tuoj mane nužudys. Baisiai aš tau nepasakosiu, nes kitaip tuoj čia viską išmoksi. Jo, visada sakydavo, kad jo, čia gal kažkada, žinai. Ir esmė tokia, kad aš kai išvažiavau mokytis, man buvo po to žinutės parėjo, tipo, kad va jau kai grįši, tai galėsi čia mūsų asistentų būti kažką tai tokio. Aš galvoju, aš kai grįšiu, aš nebūsiu jūsų asistentas, žinai, tikrai nebūsiu jūsų asistentas, aš dirbsiu savo, žinai, tipo, visą gerą. Tai va, tai, o po to, žinai, laikai pasikeitė viskas, tai va. Bet į tą mokyklą sunku buvo įstot? Nu, kaip ten motyvacija svarbiausia, ten daugiau nieko. Aš nežinau, aš kažkaip nuvariau savo prasta kalba, plus anglų akcentą nelabai suprasdamas, kažkaip tai ten tiesiog pasakiau, kad aš kine noriu ten dirbti ir... Bet tu pasakai, kad tu jau dabar dirbi. Jo, pasakiau, kad 7 metus dirbi. Ir dabar, kaip sakant, noriu kažką kitą. Aš tuo metu jau gal 7 metus ant dirbęs buvau, tai aš kažkaip tai žinau, kad aš tikrai kine dirbsiu toliau, bet kad garsas tai yra vienintelė specialybė, tipo vienintelė... Tu dar ir muzikant, tai žinai, toks logiškas ėjimas. Kad tikrai va šitas mano vienintelis noras, tipo, būti garso, žinai, hebroje, tipo, ir viskas, ir ten kažkaip patiko, visą kitą. O kaip mokslai sudėtingi ar labiau praktiniai tokie? Praktiniai. Daug ta teorija realiai, kur ten dėstė teoriją, tai ten, žinai, aš buvau vienas užsienietis tipo savo grupėje, ne? Ten turėjo būti 8 žmonės, vienas kažkaip dingo, sakė ar kažkas, tai ten buvo, ten mokamas mokslas buvo, žinai, tai nemažai ten tais laikais sumokėjau. Žodžiu, jo, grupiokę, vienintelę grupiokę turėjau tokią eimę. Ir jinai buvo disleksikė, ne? Taip, aš buvau vienintelis užsienietis grupė, nes visi britukai buvo, žinai. Ir realiai jinai nesuprasdavo teorijos ir aš nesuprasdavau teorijos, žinai. Taip, kur ten vienas dėstytojas buvo toks, kur, nieko nesuprasdavau, ką jisai ten kalba, ten linksėdavo. Savo šaunių angliškų. Jo, ten ta teorija man buvo taip labai sudėtinga iš tikrųjų, bet tie visi mūsų ten galva departamento šitą, taip, grupės. Ir visi kiti ten, šiaip tai realiai Britai man labai patiko, tipo, kaip dėstytoja, ne? Tipo, visi mane žiauriai gerai palaikė ir tipo, suprato, kame reikalas. Kad šitas bičas ir toliau ar šiaip ar taip eis tą garsą, žinai, ir kad jį čia reikia... Nereikia čia iš jo, žinai, spausti reikalauti, visą kitą, nes ten... Jie sakydavo ten visą laiką, Vytas, very honest, viskas. Tipo, ten aš sakydavau ir blogus dalykus, ir gerus dalykus, viską sakydavau, nes ten visi kiti sakydavo tik gerus dalykus, žinai, taip, ten apie mokyklą. Darai. Ja. O aš tada tiesiai šviesiai sakydavau, kas man nepatiko, kas patiko ir ten žodžiu. Tai aš ten irgi buvau toksai, žinai, kur iš grupės toks buvau gal outsideris, taip, sakykime, bet variau, jie ten matydavo mane, žinai, ten aš gyvenu, mokslai buvo Beaconsfield toksai miestelis, taip, o gyvenau tuo metu High Wycombe, tai ten buvo, kiek ten, 20 kilų gal man važiuot, tai ten, kiek ten, 16-13 mylių, kažkas panašaus, aš nesimenu. Aš
už traukinio bilietas pradžiai, aš ten ištaškiau pinigus gal per pirmą mėnesį, nes aš Londone pradėjau gyventi, man ten važiuoti, ten kosminius pinigus kainavo, kol aš atradau, kad aš studento galiu nuolaidą turėti, aš ištaškiau beveik visus pinigus, ten, žinai, dar alus, plus ten, žinai, vis tiek reikia susipažinti, va. Žodžiu, ištaškiau pinigus ir tada man kažkas ten paaukojo dviratį, nepaukojo, bet ten rado kažkokį saitą, neatsimenu kaip vadinasi, kad va, aukoja dviratį, ten tipo gali varyti pasiimti. Pasiėmė kažkokį šūdiną dviratį ir pradėjo važinėti dviračiu į tą mokyklą. Ir tie kažkaip birtukai ir dėstai ir visi pamatė, kad šitas bišas bamba varo su dviračiu, tai va. Sakai, jisai ne šiaip, nes ten tada su dviračiu nelabai kas ten važinėjo, žinai. Ir aš varydavau su dviračiu tuos ten per kalniukus, tokius ten normaliai kalnai, šalta būdavo žiemą, ten tokia šlikštus klimatas, realiai -1, bet ten atrodo kaip kokia -10. Drėgna ten. Jo, tai aš varydavau su tuo dviračiu ir kažkaip galvoju, šitas bišas, tai žinai, nesveikas vis tiek, reikia čia pabaigti. Bet tai ir praktikos ten mokė pakankamai, nu, ta prasme. Pakankamai gerai, tik tai žinai, kad aš buvau patyręs, tai man nebuvo ten nauja kažkas, aš ten gerai variau iš karto. Pamatė šitas bišas patyręs, nėra čia ką per daug mokyti, žinai, nu ten aišku techniniai dalykai mūsų šitie aparatūros ir visą kitą, bet kaip elgtis aikšteliai, kas ten, žinai, first AD, kas ten, žinai, script supervisor ar kažkas tai tokio, nu visiškai man nereikėjo aiškinti, aš viską jau žinau. Tai jie matė tai ir ten viskas buvo aišku. Bet o garsistui, kad tu esi muzikantas, yra koks nors realus, apart to, kad mano stereoje, žinai, kas yra. Ten buvo toksai, kaip, visi reikia kartais instrumentus įrašyti, pavyzdžiui, arba žinai, kad toje pačiai filmavimo aikštelėje ten būna live įrašom kartais, kas dainuoja. Nu, kai dainuoja, arba grojančius reikia įrašyti. Jo, dokumentai kartais daug įrašinėja. Ką ir kaip įrašyti, kad skambėtų. Jo, nu, kad pačiam malonu būtų klausyti, žinai, vis tiek turi suprasti kažką. Kodėl aš nestojau į Akadę Lietuvoje? Dėl to, kad jie iš viso reikėjo solfedį, tipo, stojant reikėjo solfedį laikyti, tipo, kur aš natų nepažįstu, aš pažįstu, žinai, do. Bet šiaip tai iš klausos aš galiu, tam pasakyti, tipo, suderinti gitarą aš galiu iš klausos, ne? Ir, tipo, pasičekinu, žinai, su tuneriu visiškai bus gerai. Tai aš turiu klausą, bet natų aš parašyti negaliu. Tai jeigu solfedį, žinai, tau leidžia ten gabalą ar ką ten ir sako, parašyk natom viso gero. Nereikia tau natų pažinoti būnant garso inžinierium. Absoliučiai nereikia. Ar tu dizainą varai, ar tu čia studijoje, ar tu čia aikštelėje. Nu, bet tu partitūroje žiūrėt, kurioje vietoje nereikia, esam. Čia sovietinis šūdas kažkoks likęs, tipo ta Akadę, ten iš viso nieko nemokė jie ten. Kiek, va, žinai, hebra pakalbį, tai čia iš viso prie aparatūros prileisti negalėdavo, nu ten, tipo... Nu, jos mažai turėdavo. Šitai dėstytojai visiems nusispjaudavo visą laiką, nieks čia nieko nenorėjo daryti. O tenai duodavo ir aparatūros pačiupinėti? O ten žiauriai, ten aparatūros, pavyzdžiui, ten aparatūrą mes turėjom visą nuo A iki Z, bet jeigu ten, žinai, hebra pasimdavo ten daugiau nei reikia, gal ar daugiau nei turi, tai mūsų mokykloje jau buvo ten nuomos kompanija. Tai, nu, tipo, mokyklos nuomos biuras, ne, sakykim taip, nuomos punktas, va. Tai jeigu nėra valdiškos, tu gali išsinuomoti. Jeigu nebūdavo, tai mums išnuomodavo iš Richmonds tokia didelė kompanija, tipo, didelė nuomos kompanija, ten vakarų Londone, ne, tai ten jie turėjo tikriausiai sudarę dealą, kur mes ten realiai nuvarom, pasiimam, ką norim. Ir šiaip būdavo ten, jeigu mes treniruojamės ten ant Sound Devices arba ten, žinai, šito Zaxcom, ten buvo 2 kompanijos, ne, šitoje mūsų mokyklai. Tai jeigu mes norim ten pabandyti kažkokį kitą, tai mums tiesiog užsako, atveža į mokyklą, Richmonds kompanija, tipo, ką tu nori taimi. O sąskaitos mokyklai? Sąskaitos mokyklai, viskas ten, nu ten super gerai, va taip, va, pavyzdžiui, ką mes ten gavom, iš to pabandyk pačiupinėk, žinai, tai ten viską, ką tik tai norėjai. Ir vis dar darbelio mokykla kartais man duodavo, žinai, ten būdavo tie susitikimai su kokio nors ten, žinai, Tarantino, ten prodiuserių, pavyzdžiui, ne? Į mokyklą mūsų atvažiuodavo arba važiuodavo ten kur nors ten į London Film School kokį nors ten, nežinau, žodžiu, šitas kino teatrus ir visą kitą. Tai ten tiesiog man duodavo kamerytę, 2 mikrofus prisegamus, tu prisegi tie mikrofus, kamerytę statiškai pastatai ir visą tą, žinai... Dokumentiką padaryt, kad kas buvo, ką kalbėjom. Ten visą tą nufilmuoji, tai va viskas ir tu, žinai, gauni 70 svarų. Va, 7 svarų duodavo visą laiką. Nesakydavo mokykla, kad niekada nedirbkit nemokamai ir niekada nedirbkit mažiau už 70 svarų. Viskas, 70 minimalkė tokia. Va, diena 7 svarų. Tai va. Ir kadangi matė, kad aš ubagėlis ten visą kitą, tai man duodavo darbelį. Na, bet ne tik ubagėlis ir padarydavai.
Tai ir padarydavo, bet ten gal tie britukai net nebuvo suinteresuoti, ten, žinai, Jiems 7 svarų, ne. Ten buvo hebrytai iš Džersio, ten salos, pavyzdžiui, kur tikrai daug pinigų turėjo, ten visi britukai tikrai nebuvo ubagėliai. O man tai ten, žinai, kiekvienas 7 svarų, aš ten straglinau kažkurio metu. Po metų aš pradėjau straglinti normaliai. Aš žinau, kad su 10 svarų, nes mums dėstytojai sakė, negalite dirbti, kol mokotės, ne? Bet iš tikrųjų tai galėjom. Pirmus metus gal nelabai galėjom, nes ten teorijos ir sakyta, bet antrais metais jau kai praktika prasidėjo, tai tikrai galėjom dirbti. Bet jo, kažkaip nedirbau ir tada jau pradėjau straglinti. Netgi sesė man pasiūsdavo pinigų, žinai. Sesė mama atsiūsdavo ten pavalgyti kartais. Aš kartais būdavo taip, kad aš 2 savaitės ar savaitę sėdžiu su 10 svarų. Tai varydavau ten, žinai, šeštadieniais po 3:30 tipo tie fermerių turgus išpardavinėdavo. Vienas baulas, vienas poundas. Užsidaro ir užsidaro ir viską stumia. Viską. Ir vat man tuo turgus yra, kaip turgus turi būti. Jie važiuodavo basi atgal. Ką atvežė į tą, viską atiduodu. Viskas. Ir ten, žinai, pusvalandis lieka iki turgus uždavimo, aš ten varau. Kukurūzų 7 burbuolės, baulė, žinai, poundas ten, tai va, žinai, viską. Tai jau tai va ir gyvenau, žinai, 2 savaitės. Prisiverkiu, žinai, kokius nors ten, žinai, 7 baulus, kotinai, bet ką randi. Ir po to kepiverdi ir... Kepiverdi visas 2 savaitės gyveni. Plus dar, žinai, grikių ten atsiūsdavo mama, jo, beje, mineralinę vandenį atsiūsdavo 4 bonkės šitą... Vyckas? Vyckos, jo. Atsiūsdavo viskas, bet parašydavo raštelį tokia, vienas Vytautas yra ne Vytautas. O ten atsisukė. O kai sako... Naminukė, dzūkiška naminukė. Suprasdavo, kaip sunku ir kad reikia žmogui išgyventi. Tai aš būdavo, jeigu nesimiega, aš įsipilstydavau iš to plastikinio butelio, žinai, į stiklinės. Į kilmingesnius butelius. Jo, įsidėdavau į šaldytuvą, tipo, ir būdavo, jeigu nesimiega man vakare, žinai, aš gyvenau su 3 britais, tipo, jeigu nesimiega man, tai aš atsidarau šaldytuvą, juodos duonos, žinai, atsiųstos, lašinuką, svogūniuką ir 2 stapkutės. Ir visą gerą. Viskas būdavo super. Čia teisingai pasakei. Jo. Ceilės bėg. Jo. Vienas Vytautas, ne Vytautas. Mamos jau buvo vis laiką tas pats. Skamba kaip naujas grupės pavadinimas. Žinai, vis tiek kažkokios. Taigi, žinai. Tai ir praktikos po to kažkur važiavot, sakei, įrašinėt? Ar aš... Tai, žinok, praktika ten buvo taip, kad... Jo, tai vėlgi ten aš outsideris buvau, nes ten labai įdomiai buvo. Su pačiais britukais biškai keista, žinai, jie tokie... kaip čia pasakyti? Savanaudiški gal kartais. Arba bailus net galėčiau pavadinti. Tai va, visa grupė, žodžiu, buvo taip, kad mūsų, ten tie baigiamieji filmai. Ir buvo vienas iš baigiamųjų filmų dokumentinis filmas, ne? Tai va, tai buvo taip, kad aš tuo metu kažkaip nebuvau mokykloje, nežinau, ką aš tuo metu dariau. Bet kai jie skirstėsi tuos visus, kur kas važiuos, tai žodžiu, turėtų būti 8 garsistai, 8 dokumentalistai, ne? Ir mes turėjom po 2 žmonės važiuoti kažkur į pasaulį, ne? Tai ten buvo pasirinkimas, žinai, Amerika, tipo Las Vegasas, tada buvo Indija, Airija gal buvo, Danija, Rusija. Žodžiu, ir vienas danas režisierius įsirinko mane, tipo, važiuoti į Maskvos priemiesčius, filmuoti asocialias šeimos, kažkokias ten, whatever, apie asocialią šeimą kažkokius vaikus. Nes tu rusiškai supranti. Jo, nes aš, lietuvis ir aš rusiškai suprantu, ne? Taip. Tikriausiai galvoju, kad aš tik tai ir kalbu rusiškai, ne? Aš taip supratau, kad tas danas... Šiaip tai tu rusas, kuris ten kažkaip sako, kad lietuvis. Jo, tas danas buvo ten toks, žinai, kad, labai toks gerietis, labai čia už meilę ir viską, ir čia vaikai, čia labai aktuali tema, čia, žodžiu, love, peace, intolerance, whatever. Ir tipo, jisai, va, taip, kaip manęs mokykloje nebuvo, visi ir mano britukai, ir ten tie nusprendė, kad aš važiuosiu su juo į Maskvos priemiesčius filmuotą socialių šeimų. Ir žodžiu, aš atrodo pavėlavau, aš atvariau pavėlavęs kažkaip, visi jau ten sėdėjo, nusprendė viską, kas kur važiuos. Vienas į Indiją, ten kitas kažką. Ir žodžiu, aš atvarau, sako, tu varai į Rusiją. Sakau, aš nevarau į Rusiją. Sakau, su kuo aš varau į Rusiją? Sako, su tuo Danu filmuoju ten apie tos socialius vaikus, ten socialias šeimas.
aš pasižiūrėjau, sakau, aš su tam bičias niekur nevarau, nes sakau, jeigu aš su tam nuvarysiu, tai ir tau šakas, ir man šakas, žinai. Bet taip tiesiai šviesiai pasakiau, žinai, ir jis paskui, žodžiu, aš jau atsisakiau. Ir jisai ten nusprendė į Daniją vis tik filmuoti visus šeimus, kažkokį imigrantų šeimas. Jo, pagalvoju, ir žodžiu, aš likau be dokumentikos, ne? Ir liko to jų dokumentalistų grupė kitas Danas, kuris norėjo į Palestiną važiuoti. Tipo, ir mokykla į jo sakė, draudimo tu negausi niekaip, mes tau neleisim važiuoti tenai, ne? Į Palestiną. Tai va, ir jisai liko toks outsideris, loseris ir aš likau iš savo grupės. Jo, ir mes tada kažkaip tai susitikom kieme kažkaip mokyklos ir nusprendėm, kad davai kažką tai darom. Nu, tipo, kažką sugalvokim. Bet neturėjome mes nieko sugalvoję dar. Ir tada jisai kažkaip tai perskaitė ten Danų laikraštį straipsnį, tuo metu ėjo ten apie seksturizmą, tipo, Kenijoje, apie Beach Boys. Tipo, tokį, nu, tipo, tuos bičiukus, kurie ten parsidavinėja vakarų moteriams, ne? Jo, ir tada kažkaip tai mes ten labai greitai kažkaip nusprendėm, kad, nu, ir varom mes į tą Keniją, žinai, kažkaip tai ten mokykla viską finansavo, skiepus visus finansavo, viską gavom ir išvarėm. Tai va, tai mes varėm į Keniją mėnesiui. Jo, ir ten, aišku, buvo visko reikalų, žodžiu, ištaškėm mes pinigus per savaitę, visus, to 600 svarų, davė 600 svarų, išnuomavo mums namą, tipo, ir davė 600 svarų pragyvent mėnesį, ne? Na ir mes tam po savaitės ištaškėm viską, nes apie seksturizmą tokią temą, žinai, mes tam turėjom ir strip klubus varyt, ir ten nuvarėm į tokį dugną, kuriuo aš gyvenime būčiau nenuvaręs, tipo, bet jo, ištaškėm visus pinigus ir per savaitę mes neradom jokio herojaus, nieko. Nes buvo nesezonas kažkaip, jo, viskas ištaškyta ir ką mes matėm ten realiai tik tai, žinai, strip klubus ir visą kitą. Nu, ieškojom tų herojų, žinai, kur daugiau rasti. Ir galų gale ten, jo, ištaškėm tuos pinigus ir ten rašėm į mokyklą. Aš savo administratoriui rašiau, jisai savo administratoriui rašė ir, žodžiu, buvo du variantai, mes nesusitarėm ką rašyti, aišku, ir mano buvo variantas, jo variantas buvo toks, kad, tipo, nu, tai mes čia ištaškėm tuos 600 svarų ant transporto, ant maisto, ten, žinai, ant kažko, ko būtina, žinai. O aš rašiau taip, mes ištaškėm ant alaus, pirkom, žinai, bičiukam narkotikų, tipo, ten... Tipo, nu, bandėm iškoti herojų, tipo, varėm į strip klubus, ten kažkoks, ten, nu, žodžiu, ištaškėm pinigus realiai ant strip klubų, paieškos ant alkoholio, herojus. ant tūsų ir taip toliau, paieškos, žinai. Ir tada gavom, jo, atsakymus. Ir aišku, mes susipykom po savaitę, žinai, su tuo Danu, dėl to, kad jisai gavo atsakymą, kad tu fucking meluoji. O aš gavau, tipo, atsakymą, kad Vytas, tipo, you are very honest. Tipo, no problem, mes siunčiam tau 600 svarų dar ir jeigu tau truks, sakyk. Ne? Tai va, tai tada... O ką, jisai supyka taip jau... Jis melavo, jis supyko, bet aš sakau, man, tipo, mes nesusitarę čia, aš sakau, aš rašau visada, nu, taip kaip yra, žinai, tipo, rašau, ištaškėm ant to, ko ištaškėm, nu, taigi mes darom filmą apie tai, nu, tai kaip tu nesusirasi, žinai, nice kaviniai, tipo, herojų savo, ne, tai eini tenai, kur tie herojai lankosi, žinai. Nu, va, nu, ir ten susitaikėm, po to, aišku, vėl ten kažkiek apsipykom. Nu, jis toks, kaip, fainas bičas, vienmetis mano, aš ten broliukų vadindavau ir jisai mane broliukų vadino, Bet kažką nufilmavot? Nu, blem, kam tą malt, kam kažką mal, nu, tai tu tiesiai varyk, nu, taigi dokumentika, tai tu viską, ką varai, tą sakyk, daryk, nu, tipo. Tai, atrodo taip. Atrodo kitaip, bet kažką tai reikia biškiai gražiau reikia. Nu, kaip mes taip narkatosgi, nu, nepirkom. Nu, pirkom hebrai tenai, kad kalbėtų tiesiog, pirkom 7 žmonėm, nuvarėm į musulmonišką tokį rajoną, gavom sutikimą iš musulmonų ten kažkokio aukščiausio viercho, tipo, atvarėm Merses, nupirkom ten tos tokios kramtomos žolės, ten tipo, veikia kaip kokainas, ten ir žolė, žodžiu. Ir hebra papasakoja, galim viską. Tai šiek tiek pafilmavot vis tiek, nu kažką pasivežėt. Visai neblogas filmas gavosi, bet aišku, pirmas variantas ten kirpimo buvo geresnis, tipo, ką mes matėm ten, bet po to padarė taip, kaip padarė, žinai. Bet gavosi, mes ten radom Britę moterį, ten kiek buvo tuo metu, gal 48 kokie metai.
Nu, bišą radom jauną, gal net tokį jauną, iš tikrųjų ieškojom gal jaunesnio, bet ten tiko jam, ten gal 30 buvo ar kiek. Bet jo, ten mes 3 savaitės su jais prasitampėm, prafilmavom, tai vat. Jisai, žinai, jisai ją aptarnauja visapusiškai, o jinai jam grynų pinigų neduoda, duoda kortelę, jisai perka, ką nori, jai ten perka, ką jinai užsigydžia, ir plus eBay'ui radom 99 daiktus užsakytus jau. Nu tai va, tai... Ir jam, kaip mes ten svarstėm, tipo, tai kas čia ką išnaudoja, nes mes varėm kaip ir apie išnaudojimą, žinai, tipo, bet kaip supratom, kad čia vienas kitą išnaudoja ir jiem abiem labai viskas gerai. Tipo, viskas labai gerai. Tai jo. Tai po šitos, po Anglijos tu iškart nama? Ar dar ne, tenai? Aš baigiau mokyklą, žinai, ir ten ką, prasidėjo gal kokią ten savaitę. Ne, gal daugiau, ten baigėsi kažkaip tai mokslai ir buvo, ten biški tarpelis gal koks mėnuo. Dabar tiksliai nepasakysiu, kiek ten laiko buvo, bet kažkoks buvo toks, kad dar aš nestresuoju čia nieko nedarydamas, bet jau link streso kažkaip, kad čia reikėtų kažką daryti. Ir tada per tą Daną, su kuriuo važiavau į Mombasą, į Keniją. Žodžiu, tą filmą pamatė mūsų kažkaip taip, jo, mūsų filmą pamatė Rita Ord, tokia šito Broomfieldo, tokia dokumentalisto producerė. Jisai ten padarė Kurt and Courtney filmą, paskui ten dar kažkokio, vienas garsesnių čia gal tokio. Žodžiu, dokumentalistas, jis ten daug filmų padaręs, nežinau, kurintų metų. Dabar užkrito pavadinimai. Žodžiu, ir jinai pamatė kažkaip šito Dano darbą ir jinai, jo, BBC tuo metu dokumentikoje jinai dirba ir kažkaip tai mus abudu susirado. Kad tipo Emilis, o tas Danas filmuos, o aš būsiu garsas, žinai, kad varom davai ten mes tuo metu išvažiavam. Ja, tai žodžiu, gavom leidimus, gavom įėjimus visus į BBC, tipo, kaip ir aprūvinti, patapom BBC dokumentikos skyriaus darbuotojais, ne, tipo, ten visokie kodai barėjo, ten reikėjo aš koduoti daug visokius dalykų, ten kosmosas, žinai, viskas užkoduota. Tai vat gavom tuos visus leidimus, visi kiti, ten nekartą aš buvau tam pačiam pastate pagrindiniam ir tada išvarėm mes į Vokietiją filmuot, kaip ten vadinasi, kažkoks ten palyginimas, žodžiu, filmas apie, televizinis ten filmas BBC apie palyginimą vokiečių gyvenimą ir britų gyvenimą. Nešias moteris ten pagimdo, tada kokie ten darželiai. Taip, kas geriau gyvena? Jo, tai mes filmavom tam pieštukų gamykloje Nürnberge, šitam Faber-Castell. Tai va, tenai praleidom mes, nežinau, 2 savaitės, 3 savaitės, kažkiek ten mes pagyvenom. Nu tai va, ir tada prasidėjo tokie va darbeliai ten ir Prancūzijoje. Airijoje tada 2 filmus filmavau. Kažkaip ten viskas susirišo labai greitai. Tipo, nes visi ten sakė, kad iš tos FTS tipo, greitai ten kontaktai. Taip ir buvo, žinai. Visiems ten žino, kad iš ten visai neblogus pagamint. Mes ten, ten daug visko pradėjom filmuoti. Tai kažkaip viskas ten nusisuko, bet aš neturėjau tuo metu pastovios gyvenamosios vietos, kadangi aš keliavau ten, žinai, mėnesis kažkur tai Airijoje, tada 2 savaitės kažkur Vokietijoje, ten kokią savaitę Prancūzijoje, bla, ir aš kažkaip tai nenuomavau tenai, nieko nesinuomojau Londone, ne, tipo, ir man buvo toks, kad aš grįžtu kokiai savaitei 2, plus gal ten ar Anglijoje dar darbelio būdavo. Tai toks, kur aš couchsurfinau daug. Dviratis, couchsurfinu, ten jeigu reikia aparatūrą pasiimu, tada varau busą pasiimu, tipo, toks buvo hektik laikas, tipo, kad aš taip pavargau. Ir bet pats kaip ir to, nes tu jeigu būtum norėjęs, tai būtum aukojęs daugiau pinigų ir būtum nuomovęs kažkokią ten lovą kažkur ir tada viskas būtų geriau. Bet čia matyt kažkas norėjo tavį. Ten tiesiog taip užsisuko greitai, kad aš nesupratau, kas vyksta gal. Jo, bet aš neplanavau į Lietuvą grįžti. Tarsi, aš į Lietuvą tikrai norėjau grįžti, nes tada buvo, kas ten 2012 metai, dar tokia Lietuva po tos krizės besikapstanti, jau gal įsikapanojus. Nes aš kai grįžau kažkada, kalėdom ar kažkaip ten prieš kalėdas, 2 mėnesiai gal link kalėdų ir tada man BFS pasiūlė amerikonų serialę kažkokiam darbelį ir aš tada pagalvojau, kad aš gal dabar į Angliją dar negrįšiu kokiam 2 mėnesiam, tada nereikės man skristi per kalėdas atgal namo. Toks buvo kažkoks variantas.
Nu tai taip ir tada vat, parskridau, kažkaip atidirbau tuos 2 mėnesius ar 4 mėnesius, nesimenu. Tam The Assets buvo toks amerikiečio. Ir atidirbau, kalėdas atbuvau ir tada grįžau atgal į Angliją. Ir kažkaip tai, va tada aš pradėjau galvoti, kad gal Lietuva vis tik atsigavo. Nes Čia aš pamačiau, jau ir kaip tu Stoties gali- rajonas pasidarė ten, visokie ten Dėvietė atsidarė, ten, ta, žinai, Halės turgus kažkoks gyvas Nu, toks pasidarė. biškį, Žinai, kur aš pamačiau tada, kad, blem, 2012 metai, 2013 ten buvo, tipo, pagalvojau, kad kažkaip čia ta Lietuva geriau atrodo, negu išvažiavau. Nes aš prieš tai jau ten 2008 aš galvojau, kad, nu, viskas šakės, kažkaip čia mums neišeina. Nu, man toks buvo. Kad kažkaip čia niekas nesikeičia, žinai, viskas blogėja, ne? Buvo, ten, va, toj krizėje, tai tikrai įsilaksė daug čia. Jo. Daug kas išvažiavo ir Jo. šiaip viskas užsidarinėja, mažėja. Jo. O va tada tas rajonas, tipas, senamiestis pradėjo kažkaip atsigaudinėti ir stipriai. Aš pagalvojau, čia tie hipsteriai jau gyvena, tai va Lietuva, kažkokia, žinai, tipo, kitokia Lietuva. Grįžau, kitokia Lietuva buvo, plus darbo, plus ten man BFS pradėjo iš karto siūlyti daug visokios dokumentikos, tipo, iš Naujosios Zelandijos hebra buvo, vokiečių gal 3 kokios dokumentikos buvo iš eilės. Ir aš pagalvojau, kad fucking aš šiandien dirbu su lietuviais, tipo, vien tik tai su užsieniečiais dirbu, žinai. Vat, nacionalinė geografija buvo atvažiavus, Nova dokumentarys buvo atvažiavę ir man taip, žinai, tai kanadiečiai, tai kažko izraeliečiai, tai kažkas, tai žinai. Ir aš pagalvojau, pala, tai aš jeigu Anglijoje tenai būnu tik dėl kažkokio vat, užsienio visokių ten, žinai, žmonių, nu, bendravimo kažkokio pasaulietiško, ne? Kad čia tas Jo, pats. kad čia tas pats ir viskas. Ir kažkaip tai pagalvojau, kad gal ir nenoriu šitą Angliją. Kažkaip tai aš ten važinėdavau dar kas pusę metų ir tada, kaip nusileisdavo lėktuvas, aš pagalvojau, kad aš į šitą šaršalyną kažkaip man nesinori grįžti, man norisi biškai ramiau būti, žinai, taip, kad šitas šaršalas. Čia daug laiko labai viskas kainuoja, žinai, taip, kur. Nu, Ten būdavo bet tiesiog viskas- laiko, tu niekam neturi, susitikti su hebra neturi, plus visa hebra lietuviai, kas ten skotindavo ir kas ten, žinai, nuo senų laikų buvo atvažiavę ir kas man visai gal buvo kartais faina pabendrauti. Visi išvarė atgal į Lietuvą. Tai aš pagalvojau, kad čia net ir neliko lietuvių, žinai, tai visą gerą, žinai. Ne, čia viskas normaliai buvo, bet biškai tos taisyklės, vat, tarp mūsų garsistų, tipo, nebuvo tų taisyklių kažkokių. Nebuvo ten tų kažkokių už aparatūrą, kad turėtų mokėti kažkas ten, kad už mašiną turėtų mokėti kažkas. Tokie buvo nusistovėję senių, tipo, palikti reikalai, tokie, žinai, kur seniau būdavo, kas ten, nieks tos aparatūros per daug neturėdavo, visi ten iš kažkur ją paimdavo. Niekas niekam nesakydavo, kažkokį, žinai, darydavo tokį, kur uždyga, jinai atsirasdavo pas kažką į rankas, tipo. O tai kam tada čia mokėtų? Ir niekas ten iš pavyzdžių nemokėdavo už tą aparatūrą, žinai. Ir man reikėjo čia laiko užtruko, tipo, kol kažką čia, žinai. Nes čia, kai grįžau, tai buvo, nu, tas, ką mokėdavo čia ir ką aš tenai gaudavau, nu, tipo, tikrai, skirtumas didžiulis, tipo. Nors ir tenai negaudavau kaip Britas, žinai, ten irgi buvo reikalų, nors aš ten profsąjungai priklausiau, mokėjau pinigus kai kurios, bet kai mes ten su tokiais imigrantais pasidėjom italų vienu ir ten rumunų ar bulgarų gal, kažkaip šalia atsisėdom, ten buvo ta didelė tokia didelis profsąjungos susivažiavimus ir kai pradėjo aiškinti, kad ten BBC nemoka mažiau nei 300 PM svarų, ten žmogui plus moka ten dienpinigius plus kažką. Ir aš pagalvojau, pala, aš su tos pačiais BBC, žinai, važinėjau po tos užsienius, gaudau 100 PM svarų, žinai, plus dienpinigių nemokėjo. Pagalvojau, pala, tai čia skirtingos taisyklės mum ir jiem, žinai. Nu, ten buvo toks momentas, kur pagalvojau, pala, tai čia mes niekada Britais netapsim, žinai. Tipo, mes esam kitokie ir būsim kitokie, žinai. O aš čia vakar sugalvoju ir Lina klausiau, jeigu reikėtų pasakyti kokį nors žmogų, kas yra toks, gerąją žodžio prasme kinošniks, žinai, kuris, šits tai yra toks, koks ir turėtų būti kinošniks. Ar yra koks nors, žinai, aišku, čia gal nelabai lengva taip, kokią nors vieną išskirti, arba kokie bruožai turėtų būti gerą kinošniką. Nežinau, man atrodo, daug yra tokių tikrų kinošnikų. Aš jaunesnės kartos dabar jau biškį ir nepažįstu, o atsiranda tokių, kur tikrai susitinki aikšteliai naujų ir gal jie, žinai, ten gal ir kinošnikai, gal ir ne kinošnikai. Nežinau, daug yra žmonių kinošnikų, tipo. Bet yra tokių, kur matosi iš karto, kad ne kinošnikai, žinai, bet... O dėl ko jie būn šitoj? Nes yra tikrai daug tokio, kur tu matai ir sakai, tu čia ne vietai. Bet kodėl jie čia būn?
Ir dar aišku klausim, kas yra kinošnikas? Nu jo, čia toks... Toks, žinai, sakai, visi gal skirtingai mes turim tą supratimą, kas tam priklauso ratui ir kas kada savi vadin kinošniku. Jo, man atrodo, kad kinošnikas tai neturi būti too much kinošnikas, tipo, nes yra tokių, kur ten fanatai kažkokie, tai man atrodo, kad jie, žinai, ne kinošnikai, kur jau dėl meno ten gali, žinai, kankinti kitus ar kažkaip, žinai, tipo, tyčiotis iš kitų, čia, žinai, iškankinti aktorius ar dar kažką. Tai čia ne kinošnikai, čia yra kažkokie, žinai, Soviet vgik shit, tipo, kažkokie... Kur tipo sakai, ne, tai čia reikia kankintis, jo, reikia kankinti, tipo, žinai, iškankinti, tipo, kitus, kad čia, vat, kiną padaryti, tipo. Mano, žinai, gyvenime ir mano visai šitai karjerai, tipo, esu matęs, kur yra super gražiai su visais elgiamasi, super gražiai bendraujama, tipo, ten, nežinau, ir padaromas tas nuostabus filmas, tipo, ir yra ten, kur kančia, prievarta kažkokia, įsityčiojimas, tipo, irgi daromas kinas. Nu, tipo, tai gali ir tai padaryti, ir kitai padaryti, bet jeigu tau patinka kažkokius kitus kankinti, tai aš nemanau, kad tu kinošnikas, tipo, tai esi tiesiog narcizas, kažkas tai ten, aš nežinau, bet... O kinošnikų tai, nu, blemba, nu, tai daug yra, tikrai. Man atrodo, tuos, kuriuos kalbinai, tai tikrai yra visi kinošnikai, tipo, nežinau. Aš save mažiausiai laikau kinošniku, aš kaip sakant... Jo, kinošnikas tai irgi gal ten tie, žinai, irgi seni laikai turėtų kinošnikas, aš įsivaizduoju, turėtų gert. Nu jo, esi toks boheminis turėtų būti, toks, žinai, sakai, jo, pagerintis, tusovšeks. Tai gal šiais laikais jau nebėra. Aš sakau, aš ėjau šitą sferą, nes visi čia, mano supratimo, visi turėjo, taip kaip sakydavo, visi gert ir visi su visais mėgot. Nei viena, nei kita nėra. Ja, nu tai va, Mikutėnas, tai tikrai kinošnikas. Jeigu kinošnikas, tai va turi būti amžiai tikrai, soviet filme ten dirba, žinai, tipo, Mosfilm ar kažkur, nežinau, bet sovietinį kiną darė, tai va tie, man atrodo, dar kinošnikai, bet jau mes kažkaip tai gal nebe. Tai kaip pas mus Lietuvoje, gerėja ir blogėja su kino pramonė, industrija, ar kaip čia pavadint? Mes čia gerėjam, profesionalėjam, ar vis dėlto pradėjom buksuot? Aš manau, kad jeigu žiūrint į Lietuvos kiną, tipo, ką vat Chebrytė daro, tai tikrai gerėjam. Ir mane nustebina tas ir santykis, ir sakykime... Bet apie lietuviškus režisierius, operatorius, apie tą, kas lietuviška produkcija, ką... Man atrodo, operatoriai tai tikrai yra geri, pas mus visą laiką buvo geri operatoriai, man taip atrodo, ne? Nu, taip vis tiek jie moka, mato, žino, ką daryti. Su režisieriais gal seniau buvo sunkiau, nes jie kažkaip, tai aš nesupratau, kažkaip netaip žiūrėjo, man atrodo, bet dabar, vat, ką rodo šiandieną, tai tikrai, ten, nežinau, ar tie apdovanojimai, tai ten, aš nežinau, gal čia kažką reiškia, bet man tai šiaip meną vertinti apdovanojimas, tai šiaip keista atrodo. Žinai, mes ten irgi esam laimėję su bendu, žinai, ten Lietuvos alternatyvos grupė, ten numeris 1 albumas, numeris 1, ten, kuris man nieko nereiškia, man ten visiškai. Ir tą meną vertinti, kas čia geriau, gražiau padarė, ar kažką, tai man čia keista. Bet kad yra, tai tikrai yra, ir kad gerėja, tai tikrai gerėja, santykiai irgi gerėja, pinigų irgi turi, tipo, man atrodo, kad atsiliekam dabar kažkaip, tai tipo, užmigom laurose kažkokios nufilmavę užsienio filmų ir dabar galvojam, kad mes čia gerai varom. Man atrodo, kad jau mūsų productionai biški pradeda atsilikti po servisų savo, žinai, tipo, kur užsistovėję, žinai, kur vat, kaip pasikeitė lietuviškas, tas visas lietuviškų filmų aptarnavimas ir kaip požiūris ir prodiuserių ir taip toliau. Tai man atrodo, kad užsienio... Tie, kurie atsiverža čia užsienį, tai man atrodo dar liko 2014 metais. Tai kažkur, tipo, nesikeičia. Atrado savo modelius, žinai, tipo, va, čia pyk pradeda vėl, žinai. Atrado savo modelius, tipo, ir galvoja, kad jie čia gerai varo. Bet man atrodo, kad jau, tipo, palyginus, kaip turėtų varyti, tai jau nebeveikia, žinai, tipo, nebeveikia. Nes jeigu seniau užsieniečiai, man atrodo, atvažiavę ten, matydavo, kaip čia mes gerai varom, turėdami gal kažkokius prastesnius resursus, žinai, tai man atrodo, dabar jau atvažiavę, tai jie taip galvoja, kad, nu, blemba, čia kažkaip jau taip, žinai, neša, nenorėčiau čia įvardinti kažkokių tai šalių, taip, bet jau nešam į tas gal kažkokias trečiosios geriau, gal pigiau ir taip pat gali pavaryti, žinai, kaip mes dabar dar vis pavarom. Taip, plečiasi kažkiek, tai aš žinau, ten tų visokių servisų ir taip toliau, dabar atsiranda rinkoje naujų žaidėjų, žinai. Vat mes beje vienam dirbam kartu, tai taip, man atrodo, kad jeigu taip laikytų toliau, kas neaišku, nes, nu, yra, man atrodo, tokia, žinai, kur gal čia taip, tik taip mums, žinai, gal pasirodo pirmas kartas kažkaip, tai nežinau, bet jo, man atrodo, kad, nu, kaip prodiusui, aš nežinau, kaip ten viskas yra, bet
iš prodiuserio perspektyvos, man atrodo, turėtum nenurimti ir kažkaip tai stengtis surinkti gerą komandą, tipo, gerą, o ne pigę, tipo. Nes kas atsitiko paskutinius kokius ten tikrai 6 metus, tai man atrodo, kad tie, kas užmigo savo laurose, tipo, jau dabar galvoja, kad mes čia rinką, žinai, atidarėm, tai mes dabar galim, žinai, rinkti kažką. Aš nekalbu apie save, žinai, aš turiu išjus, tipo, pyktis ten kažką tai tokio, žinai. Bet yra hebros tikrai kur geros ir, tipo, kur kažkaip tai jų nenori imti, nes dėl to, kad ten, žinai, 20 eurų brangesnis ar kažką tai tokio. Man atrodo, kad 20 eurų investicija, tai, žinai, gali atsipirkti, o su kaupu. Garsesnis. Nu, apart to, kad tu sėdi ir paspaudi rek ir yra kažkoks su meškerė, kuris ten pamojuoji, ką jūs dar darot? Nu, kaip prasideda, sakai, prieš filmą. Bet prasideda, films vis tiek, nes reklaminė ten būn gal žymiai viskas paprasčiau, bet filme. Skaitai scenarijų, ar vis dėlto čia... Kartais skaitau, kartais neskaitau. Kartais... Bet teoriškai kaip ir būtų gerai, kad tu perskaitytum. Būtų gerai, kad perskaitytum. Nu, žinai, kaip aš skaitau, tipo... man asmeniškai yra svarbiau... Tas scenarius dažnai keičiasi, žinai, ten, pavyzdžiui, būna kokia ten... Perrašo, žinai. Pradžioje tu gauni scenarių ir kažkaip tai... Jo, tai kaip viskas prasidėjo. Ten tau skambina production manageris greičiausiai, ar production managerė. Taip paskambina tau, pasiūlo tau darbą, žinai, ir sako maždaug, kiek čia galėtų kainuoti, kiek tu čia kainuosi, kiek čia aparatūra. Susipyksta dėl 20 eurų ir tu neįdirbi. Jo, dar čia nesipyksim, dar čia viskas draugystė, tipo, ačiū, kad pasiūlė darbelį, čia, wow, fainiai, viskas. Jo, jėga, ačiū, kad viską man. Aš ypatingas jaučiuosi, tipo, jo, ir ką, tada sakai, aš nieko čia tau negaliu pasakyti, nes man reikėtų žinot, ką aš čia turėčiau daryti, nes tu nieko neskaitęs, nieko nežinai apie ką. Tai aišku, kas tai yra? Vat, ką tau reikia iš scenarijaus sužinot, kad suskaičiuot kokios aparatūros ir kiek žmonių? Man reikia daugmaž, ką aš darau, permetu, tipo, maždaug kur vyksta, kokios maždaug lokacijos galėtų būti, ar ten, žinai, daug kažkokių mašinų, ar ten kažkokios ten atviros erdvės, ar ten studija, galų gale visi ten filmas koks, žinai, tada man labiausiai svarbu, kiek tų kalbančių galvų bus, žinai. Vienu metu. Kiek kalbančių galvų, ar ten koks nors bus kažkoks live įvykis, ar ten kokie nors playbackai, ar ten kažką, žinai. Dažniausiai tai jo, kiek man reikia kanalų. Iš principo, kiek vienu metu kalbės, kad tu žinotum, ir kiek reikės mikrofonų, perduot, ir kiek reikės įrašyti. Ir tikriausiai, kiek reikės boomerių, tai yra kas tai aišku, visada gerai turėtų 2, bet čia, žinai, biudžetai visakyti, verkimai. Pradžiai vienu bandai įsisuk, žinai, po to galų galia vis tiek antrą, žinai, jeigu ten... Bet kas vyksta, gerai, tu sužinojai, kiek reikės, pasitarė ten dėl technikos, tai čia toks, žinai, sakai, pasisaky, kiek reikės žmonių, tau sako, oi, tiek negalim, ten retom dienom bus 2, šiaip bus 1, bet paprastam žmogui, tu biškiai atrodo, sakai, žiūrėk, turim, kaip čia, mikrofus ir pultą, aš jeigu neužmirštu paspausti rek, tai kas čia gali bloga dar nutikti? Kas įvyks gerą arba blogą, nuo ko priklauso, kas nuo tavęs pat priklauso. Boomeris, tai dar biškutį suprantu. Jisai, žinai, ten įkiša ir visi ją prekia, jeigu jisai kadre. Jeigu jisai per toli, nepataikė, neteisingai mojuoja, ne taip arti. Bet čia yra esmė, žinok. Čia yra esmė, tas, kas, pavyzdžiui, mano darbas, ten, location, sound, mixer, realiai aš atsakingas už hebros surinkimą, už parinkimą technikos. Už surinkimą technikos, už tos pačios technikos realizavimą, ne? Setapinimą ir taip toliau, ten nevėlavimą, susinkinimą su kamera. Taip, realiai, kad darbas vyktų, ne? Taip, kad vyktų mūsų... Administracija, kaip sakant, kad tai įvyktų. Administracija, jo. Tai bet iš esmės tai... Kuo mano darbas gali nukentėti, tai, aišku, nuo mano klaidų kažkokių, ten kažkokia ten baterija įsikrovė, ten kažko neatsivežiau, nes susiorganizavau, pavėlavau ir taip toliau, žinai, kažką sujungiau ne taip, bet kas, žinai, iš patirties, tai ten, žinai, viskas automatu ir nelabai čia kažkada, gali ten koks rekordas sugest, tada, žinai, aišku, turiu atsarginį, žinai, visą kitą. Tai kaip ir tam esu garantuotas, bet esmė tokia, kad darbas super priklauso nuo to pradinio dalyko, tai reiškia mikrofą, ne? O kas tą mikrofą laiko? Tai boom operatorius, ne?
Tai čia yra jisai... numeris 1, tipo, numeris 1. Bet tai reikia suprasti, kad jisai, nu jeigu iš mikrofo, jeigu vietoj mikrofo pakaminu prožektorių kryptinį, ir nepataikai su prožektoriu, jeigu nešvieti kokį 20 cm nuo burnos, tai realiai vyks kaip dabar aš panašiai, kaip sakant, nutyli. Taip. Tai dėl to su juo reikia mojuoti. Bet reiškia, tu turi pirmą numerį gerą turėti, gerą boom operatorių, gerą maiką ir gerą boom operatorių. Taip, tai yra čia pradžia. Tada antras dalykas, tas boom operatorius arba ten antras žmogus atsakingas už personal mics, ne, taip, už prisegamus mikrofus, plus ten plantinimą kažkokį mikrofą. Jeigu reikia dėti kažkur, į vazą, į kažkur paslėpti. Tai vat, kaip tas žmogus, o kadangi pas mus reikia slėpti tuos mikrofonus, kad nesimatytų kadre, tai vat, kaip tas žmogus, kokius jis turi įgūdžius, kokį profesionalumą turi slėpti tuos maikus taip, kad jie gerai skambėtų. Ne? Ir nesimatytų ir super gerai skambėtų. Ne? Ir čia yra tikriausiai ne tik tu, žinai, kad, sakai, po stalu klijuosiu taip, bet tu sakai, o stalas dabar su apačia minkšta ir tada tau biški kitaip. Ir tu turi, išradinėti. Tai man tai labai mano darbas priklauso nuo tų žmonių, kuriuos aš paimu. Arba ten paima užsako. Nes kartais ten, žinai, production manager, kokiam ten yra svarbu, kad pigu. Sakai, aš tau duosiu tą. Čia kiekvienas gali palaikyti tą boomą, arba kiekvienas čia gali žinoti. Bet tai iš principo tu jaučiu ne tik tai, kad sakai, žiūrėk, davai tu jam dėk į šlipsą, arba tu klijuok ant kepurės ar dar kažkur. Tu jam patari. Aš ne, jeigu geras boom operatorius, aš jam nieko nepatariu. Ne, yra tokių gerų profų, ten, žinai, pas mus tikrai, kur užsimaikins. Aš esu pradirbęs tą darbą netrumpai, žinai, pats žinau, bet visą laiką, nereikalauju iš karto užmaikinti ant aktorių super gerai, bet jeigu geras boom operatorius arba ten asistentas, jeigu jie užmaikina gerai, tai yra puiku. Bet jeigu ir neužmaikina gerai ten paslėpia, gerai laidelį praveda, aš galiu pats pasitaisyti, žinai, aš galiu prieiti prie aktorius, man pats pasitaisyti, man tai ne problema. Bet iš principo aš esu priklausomas labai nuo jų. Ir kaip sakant, jeigu jie gerai padarys, tai tau iš principo nieko nereiks daryti, žinai, tik tai supervisinti. Tik tai monitorinti. Ar man viskas yra gerai. Prisekt. Yra bėda boomerių būnant tas prisegimo momentas, nes man atrodo toks, žinai, tu taip arti prie žmogaus turi prieiti prie visokių pseudo žvaigždžių. Pradžiai, man atrodo, reikia įveikti tą ribą. Kai tu esi pro, žinai, kad darai rankas nedreba. Yra. Plus, žinai, kai ten visokio Me Too prasidėjo ten buvo ir taip toliau, žinai, dar kiti reikalai. Ten, žinai, aš, pavyzdžiui, kai asmeniškai niekada, žinai, ten nemaikinau vaikų, kai aš vienas, pavyzdžiui, nes dabar, tikrai žiauru, nežinai, ten, atsimeni, Smilai vaikas, rėkdavo iš nieko, don't touch me, ne? Ar tu nebuvai? Ne, aš buvau 2 dienas. Nebuvai. Ten, kur tiesiog vaikas buvo labai geras, tada pradėjo, ten savaitę vaikas, pagrindinis aktorių, ne pagrindinis, ten, žodžiu, berniukas ten, kuris žūsta tam filme. Žodžiu, buvo toks gerutis vaikutis, žinai, pirmą kartą aikštelėje, ne, jisai tada jį pradėjo ten cackint, myluot, žinai, režisierė, visi lakstyti aplinkui, nešiot kolą jam ir visą kitą. Tada jis staiga toks pasidarė, kur ten, žinai, pliauškia rankom liečia, kameros objektyvus bada, boomą, žinai, kabinasi už boomą, ten belia ką daro. Ir tada jisai pradėjo, žinai, ten ir kostiumininkėm, ir mum bejas rėkt, don't touch me. Tipo, nes jam... Jo, ir įsivaizduoju, aš ten turėjau, boom operatorių Karlį, latviuką, žinai, ir jisai maikindavo tą vaiką, žinai, ir aš žinau, kad jis ten nieko niekada, žinai, gyvenime, bet ką gali pagalvoti aplinkiniai, kur, žinai, ten palapinė, toj palapiniai kostiumerės ir jisai, ir tas vaikas rėkia, žinai, don't touch me. Tai, žinai, čia gali taip susijaukti, žinai, šitus dalykus, kad, wow, tai čia, aišku, reikia prieimo, reikia psichologijos, netgi, žinai, ten neblaškyti. Viską, ta prasme, užtenk žinių, ar yra kaip mokytis, nes tu čia turi pats mokytis. Nežinau, man tai kažkaip tai sekasi, kad aš su tai žmonėm dirbu, kurie, labai moka bendrauti su visais. Iš principo, tai čia turėtų galėti padėti, išsiaiškinti ir taip toliau, čia intimumo supervisoris. Tam turėtų būti, žinai, išsiaiškinti, ar jam nėra nefaina, kad jam kabins mikrofą, kur kabins ir taip toliau. Jo, man atrodo, šiais laikais
nedelsiant turėtų, kad kažkaip tai vat, mokyklėlės ant tos kino ar kažką kreipdėmėsi į tą. Pas mus kažkaip tai mokykloje buvo tik tai akcentas su vaikai, žinai, kad taip, visą laiką vaikus maikinant reikia turėti suaugusį žmogų, kuris prižiūri tos vaikus. Ar Jisai atsakingas, ar kad jisai atsakingas, kad visi matytų. Su juo tartis, ką darom, nedarom, ar čia galim kliuoti ar ne. Arba ten, kas labiau su vaiku moka bendrauti, žinai, ten gal ne kiekvienas iš mūsų ten su vaikais moka bendrauti. Aš tai labai nemėgstu su vaikais, tipo... Niekas nemėgsta. Dirbti. Jo, vaikus, yra vaikų nuostabių, bet yra daugiau kine, pavyzdžiui, tų, žinai, sakau, žvaigždutėm patampa labai greitai. Jie taip papys, savaitę praėjo. Man, žinok, panešiau kolą ir aš taip pat don't touch me bus, žinok. Įsivaizduotas vaikas dar į tą kolą prisipildavo cukrus. Ir tada laksydavo kaip išprotėjęs, tipo darydavo belę ką. Man duokit, žinok, ir aš taip varysiu. Tai gerai, prisegam, boomeris gali pjauti grybą, gal dar kas nors, bet iš principo tavo darbs yra sekt tekstą ir mūtint tuos, kurie nereikalingi. Jeigu ekrane 4, o kalb 1, tai teoriškai tu visus kitus biškai užniaukė, kad režisierius girdėtų geriausiai tą. Nu tai čia mano darbas, vienas iš darbų, tipo deliverint tokį rough mixą, kur editoriam būtų gal gerai iš pirmo tipo ten kad tokį rough montažą padaryti, kur nesiparint ten ko užniaukinėti ar neužniaukinėti. Kitaip tariant, kad tu įrašai kokius ten 6 ar 8 takus, iš 6 kurie gali būti, padarai miksą, bet jo reikia dėl to, kad kai montažė bus, plus dailiuose klausant, kad nesimaišytų kiti trekai, plus ten režisieriui dailiuose, kad būtų patogus vieno takelio arba 2 takelių ten stereo mixas. Tai mano, tai yra toks darbas, tipo location sound mixer. Ne? Bet iš principo dar viena iš darbo dalių yra pasirinkti vietą, kur tu būsi, kad mikrofai trauktų. Jo, tai čia jau tokia... techninės, kur atrodo, kad tu ten ateini, jungi, viskas veikia. Bet ten kažkaip aš šiek tiek žinau... Čia kompleksinis toks labai darbas, kur pasistatyti, nemaišyti, nujaust maždaug, kur tu čia būsi kadre, ar maišysi kažkokiam aktoriui, ar kaskadininkui pralėkti, ar ten kažką. Tipo toks, kur realiai mūsų darbas, kai aš net ten buvau operatorium, tai aš visą laiką įsivaizduoju, kad čia ninja tokia, kur nesimato tavęs. Kai sakai, žiūrėk, roll sound ir iš kažkur iššok. Man atrodo, čia mūsų departamentas vienintelis tipo kino aikšteliai, kuri turėtų būti idealu, kai jis nepastebimas. Kad net esu tokių komplimentų susilaukęs, žinai, iš ten užsieniečių šitų kino žmonių ir taip toliau, kad mes jūsų net nepastebėjom, tipo ant tiek, tipo, tai man didžiausias komplimentas, mes jūsų nepastebėjom, bet darbas įvyko, tipo, viskas. Ten, pavyzdžiui, aktorius užmaikini, žinai, ir ar numaikini, pavyzdžiui, ir sako, tai tu jau užmaikinai? Arba tu jau numaikinai? Aš tipo, sako, nepajutau, ir viskas, ir man didžiausias komplimentas, tipo, manęs net nebuvo, žinai. Bet ir jūs dar aikšteliai esate atsakingi tiesiai režisieriui. Va čia keistas reikalas. Visi turi dažniausiai, žinai, kamera, grips, apšvietėjai, viskas po operatorium. Gerai, kad mes nebuvo operatorius. Tai va, ir čia, žinai, sakai, nors lygtai techninis irgi reikalas. Žinai, ką man, aš tai, pavyzdžiui, taip kažkaip įsivaizduoju, kad dėl ko man patinka šitas darbas, tipo, nežiūrint, ką aš darau, bet dėl to patinka, kad aš nesijaučiu, kad aš turėčiau kažkokią čia kažkokiu sparnu, tipo, arba žinai, kas čia man galva realiai tik tai tas, kas mane samdo. Tipo, kas man moka pinigus. Man nei režisierius nėra galva. Tipo, aš nesijaučiu taip. Man tu nevaldžia, fucking. Ir operatorius tai tau daug. Nesakys, jisai jeigu viską girdži, ką aktorius sako, jam neįdomu. Jisai gal tik paklaus, ar gerai, ar nebuvo triukšmo, ką nors. Operatoriui irgi sakai, ne mano reikalas, nei aš šviečiu, nei, ta prasme. Man patinka, kai buvo šviestukas, tipo, ir gaferis, tai man nepatiko tai, kad aš turėjau galvą tą, žinai, kur nusprendžiu. O čia aš vienas nusprendžiu viską, tipo, realiai. Taip, aš atsakingas už savo departamentą ir man kažkaip kiti departamentai manęs, nežinau, man svarbu yra kostiumų departamentas, skriptas, žinai... Kostiumai dėl to, kad kaip jisai bus apsirengęs, čiažės, nečiažės. Mums svarbu gerus santykius palaikyti su kostiumais, nes ten tokia bendra pagalba. Kartais net su grimu, tipo, sakykime, kai turim plaukus, ten slėpti, jeigu plaukuose mikrofus, tai kartais grimo departamentas, kostiumai, ir skriptas, tipo, kur
tvarka kažkokia, dar ten su vat, klepiškai, žinai, nu, tipo ant trūko. Second DC, tipo, toks, kur bendra buhalterija vedė, sakai, kokią sceną kartojam, sleitapinam, žinai, nu tai vat su tais reikia... Jo, tai vat trijulė, sakykime, Second DC skriptas ir aš, tai čia vienas toksai darbelis, kur vat, atsakingas už logus, tipo, ne, o kitas, nu, tipo, jeigu departamentais, tai kostumai, grimas... Viskas. Nu, su operatorium arba ko nors, kada gerai, tu, sutart geriau. Jeigu tu, žinai, kaip boomeris, tai vat, nu, turi žinoti, žinai, kada kuris eis, ar tu jam netrukdai, kad jisai kiek kartą... Bet čia irgi jau pats, jo, boomeris, tipo, boomerio darbelis ten, tipo... Bet šiaip tai, nežinau, aš tai... Geras boom operatorius, jis net negalvoja, kur čia ką lys, kažką automatiškai, taip, ir viskas. Tu jauti šviesą, jeigu tu gerai jauti šviesą, viskas tau visada bus gerai. Ir objektyvus, žinai, matai. Aš tai visada būdavo tai, kad aš matau piramidę, tipo, iš objektyvo išeinančią, horizontaliai. Tai, žinai, ir aš matau, ir aš ten neįlendu, aš galiu ten apeit. Ir kažkaip šviesa, kadangi aš dirbau gaferiuku ir šviestuku, tai man visada, aš net negalvoju, iš kur čia ta šviesa eina, aš tiesiog jaučiu ją ir aš atsistoju ten, kur, nežinau, niekada neturėjau jokių ten reakcijų. Esu turėjęs reakcijų kažkokių ten iš operatorių kažkokių, bet aš jau taip sudirbęs, kur sakau, bičias, tu čia pats šešėlį meti, žinai, taip, man patikdavo kartais sudirbinė, žinai, kitus, kurie mane bando sudirbti, žinai, ir kai tu teisus, tai labai faina. Ja. Tas yra fain. Ja, tai O žmogui, kuris norėtų būti garsistu, ką tu patartum, ar sakytum, bėk, kol gali nuo tokio minčio, ar sakytum, davai, jeigu nori, varyk, čia yra faina, jeigu varyk, tai kur mokytis? Jau į Lietuvą ar į užsienį? Tai dabar šitą keičiasi GAKADE, ne? Dabar nereikia solfedžio, bet jau čia kažkiek metų, kur aš tikrai būčiau stojęs tikriausiai į GAKADE, jeigu būtų nereikėję šito. Ir dabargi ten nauji faciličiai šitie, naujas pastatas, naujas viskas, tai ten, man atrodo, kažkiek pasikeis, jeigu ten dėstytojai bus, kaip čia, žiūrėsi ten į savo darbą, gal atidžiau, ar kaip čia pasakyti. Bet tu sakytum, bandyk Lietuvoje? Aš sakyčiau, bandyk užsienį. Jeigu ne, tada bus į Lietuvą. Ja. Nes ten daugiau pasirinkimo, nu, tipo, daugiau gal, nesakau, kad galimybių, galimybių daugiau, ten, nežinau, man atrodo, ką man padarė užsienis, ne tai, kad ta mokykla ten padarė, bet man šiaip padarė gyvenimas emigracija, kažkaip atvėrė tokį, daugiau davė laisvės galvoj bendrauti, nu, kaip čia, enjoying gal bendravimą su kitais. Kažkaip, tipo, tokį, atidaro, nes aš ten straglas ir iš to straglo išeina, žinai, ten po pusės metų tokia, kur, tipo, ko aš čia fucking straglinu, žinai, tipo, ko aš čia susiparinęs, kad ten mano humoro nesupranta, arba ten, žinai, jų nesupranta. Koks skirtumas, mes čia esam skirtingi, neskirtingi, whatever. Tipo, varom toliau, nes čia, žinai. Tai liuks. Tai jėga, ačiū. Ir net gal įsirašė, žiūrėk.